labai vieningą momentą turėjau ateidamas į studiją, jau dabar geras oras, saulė šviečia ir daugiabučio pirmam aukšte prie lango katiniukas sėdėjo, stebėjo labai viską, geras oras, jam spindulys saulės, jį taip šviečia, aš taip su jo akių kontaktą turėjau, jis toks patenkintas, galvo pakėlė, žiūrėjo mane, buvo labai miela. Šiaip žvėriškai, kaip šitie katinai mėgsta tą saulės. Ir šunys mėgsta. Žinok, mano šuo būna atsigula kažkurio metu dieną tiesiog per vidurį kambario, nes būtent į tą vietą pro langą spindulys saulės praeina. Tai mano katinai taip pat. Ta pilvą išverčia. Bet nėra, kad ir aš, kad nebūtų šansų, kad taip padaryčiau. Na, jeigu tikrai yra iššilus, fainai, ten dar jau koks kilimiukas. Tu gal būna, kada ranką savo davę paplauni ir tada akį trini, ne? Ne, šitą iš esmės nebūna. Nebūna. Į dėžutę, ne? Klausyk, Kostai, tu dabar ramiau naktį miegi, kai Žoržinio užkasė karo kirvį su atlikėja Chapel Roan? Jo, kažkiek ramiau, nes tu vis iš manęs reikalaudavai pasirinkti pusę kažkokią tame konflikte. Taip. Aš pusės kaip ir rinktis nenorėjau, abi konflikto pusės man imponuoja. Aišku, Žoržinio Frelo, paskui galvojau, jisai galbūt kažkurio, kur praeitą kartą šnekėjom apie mėgstamiausius futbolininkus, gali būt, kad kažkuriais iš tų metų galėjo dar būt mano mėgstamiausias. Nu, bet jo. Ten vienu metu apsvaigęs stipriai klėdėjai apie tai, kad jis Ballon d'Orą turėtų laimėti. Taip, aš daug argumentų tada turėjau, jo. Jis labai aukštai baigė. Čempionų lygą irgi laimėjo. Jis aukštai baigė dėl gerų rezultatų ir gero sezono. Jo, man atrodo tikrai. Man atrodo, vadint Žoržinio Frelo bet kuriuo karjeros metu geriausių futbolininkų pasaulyje būtų šioks toks nusikaltimas. Na tai. Nors aš šiaip reikia pripažinti, kad mes dabar jau, kai pragyvenom Mesio ir Ronaldo erą ir žinom prieš tai, kokie futbolininkai būdavo, kad laimėdavo Ballon d'Orą, dabar kas jį laimi, tai man niekaip netinka tą žaidėją vadinti geriausiu pasaulyje. Rodri laimėjo gal ir pelnytai, ten kažkas sakys, gal Vinis turėjo laimėti, bet nei Vinis, nei Rodri man nėra geriausias pasaulio futbolininkas. Usmanas Dembelė laimėjo visiškai pelnytai už tokį sezoną, kokį jis žaidė, bet jis nėra net geriausias Prancūzijos futbolininkas, ką jau kalbėti apie pasaulį. Tai va dabar turbūt tas Ballon d'Oras yra pasidaręs daugiau toks, kad tų konkrečių metų geriausiai performinančio, truputį sėkmės turinčio ir titulus laiminčio žaidėjo apdovanojimas, nes geriausio pasaulyje mes dabar jau nebesiaiškinam per tuos rinkimus, aš taip įsivaizduoju. Nu jo, gal atsirado šiek tiek daugiau įvairovė, žinai, daugiau tų kandidatų, kas gal irgi visai įdomu, galinčių laimėti. Jo, nežinau, atrodo vieną. Kas manai, aišku, šiais metais labai spręs pasaulio čempionatas, bet kokius išskirtum, pavyzdžiui, 3 žaidėjus, kurie tau dabar atrodo geriausias turi galimybės? Harry Kane'as. Jo. Laminas Jamalis. Nu, jeigu labai geras čempas būtų jo. Nepadeda, kad iškrito prieš Atletico. Norėčiau sakyti Kylianas Mbappé, bet jis kažkaip prastas jam šios realus sezonas. Panašu, kad nieko nelaimės su Realu vėl. Nu jo, čia vat ir trečia. Nu šiaip man Vitinė labai imponuoja. Jis genialus žaidėjas yra. Čia tai Žoržinio Frelo yra diskusija. Nu bet jis geresnis negu Žoržinio. Tikrai geresnis negu Žoržinio. Baigti Žoržinio aplink savo ašį tik žaisdavo Vitinė. Nu jo, bet tipo Vitinė ir daug įvarčių. Aš tai nesakau, kad Žoržinio blogas žaidėjas. Nu aš tai Vitinė turbūt galvoju, nes ir Portugalai, manau, turi šansų visai neblogų ir Paris Saint-Germainas pakankamai toli nuėjęs jau čempionų lygoje. Tai. Man biški durnas yra tas dalykas, kad tu turi žiūrėti į komandos rezultatus. Nu man iš tikrųjų norisi imti tiesiog individualiai geriausią futbolininką. Bet retai, kada tai būna, turbūt, kad ir žaidėjas labai geras, ir komanda prastai atrodo. Bet žinai, mano filosofijoje tada, aš irgi kažkiek tau pritariu, bet tada būtų Mesis laimėjęs, nežinau, kiek tų Ballon d'Orų. Vis tiek apspręsdavo tai, ar Mesis su Barsa, ar Ronaldo su Realu daugiau pasiekė tais metais ir rinktinė. Nu jo, bet Cristiano Ronaldo vis tiek tuo metu su Messi, ten buvo realios varžybos tarp jų ir individualiuose visose statistikos kategorijose ir šitoje vietoje man tai ten atrodė viskas logiško. Dabar, truputį gal per daug žiūrima į tos komandinius rezultatus, man atrodo. Aišku, žinai, Virčilas Vandeikas vos nelaimėjo vieno Ballon d'Oro prieš tą patį Messi, ten ant kelių taškų balsavime pralaimėjo. Tai jeigu būtų laimėjęs Olandas... Bet čia tada Liverpoolis laimėjo Premier lygą, ne? Čempionų lygą. Jo. Bet ką aš sakau, kad jeigu Virčilas būtų laimėjęs tą Ballon d'Orą, tai niekas nepradėtų galvoti, kad jis geresnis futbolininkas už Messi. Manau, kad visi tiesiog objektyviai suprastų, kad jis laimėjo dėl gero sezono. Nes kaip tu iš viso palyginsi Virgilą Van Dijką ir Lionelį Messi kaip futbolininkus. Tai čia kitas, aš manau, pavyzdžiui, kad
Manuelis Neueris turėjo laimėti Ballon d'Orą. Bet vartininkų niekas nenori duoti Ballon d'Oro, tai jis turbūt arčiausiai buvo, kad laimėtų, bet vis tiek nelaimėjo. Tai žinai, čia toks... Ja. Nu, yra tokių apvogtų tikrai, Wesley Snyderis, pavyzdžiui, ne 10 metais. Tai Ribery turi savo ir keisą. Ja. Nu, bet Ribery gal biškai sudėtingiau, nes man atrodo, ten 13 buvo astronominiai Mesio skaičiai, ten gal tas sezonas, kai 90 įvarčių per kalendorinius metus mušino, man atrodo. Tai netgi Mesis, kai laimėjo tą savo Ballon d'Orą už 2010 metus, yra Wesley Snyderis, bet gali sakyti, kad jo komandos draugas iš Barcelonos Andresas Iniesta galėtų laimėti. Irgi. Gal net labiau. Aš tiesą sakant, galvoju, kad tokiuose rinkimuose reiktų tiesiog pasimti tą žaidėją, kuris FIFA turi didžiausią overallą tais metais ir duoti jam tą apdovanojimą, nes ten sudėlioja plius minus logiškai. Aš dabar tai esu visiškai team Harry Kane. Kane'as tikrai nusipelnė. Visą širdim noriu, kad Vincentas Kompany su komanda laimėtų Čempionų lygą, neslepiu to. Ir šiaip aš kuo daugiau pasiklausau Vincento Kompany konferencijų, tuo labiau jis man patinka. Atrodo, turi visas tas žmogiškas savybės, kokiu reikia būti tikrų lyderių. Jis jas turėjo būdamas futbolininku, žaisdamas savo geriausius metus Manchester City, bet ir kaip treneris jis jas turi. Ir, man atrodo, kad tai yra įspūdinga asmenybė. Ir tai kaip jis labai apsirengęs. Ir tie Adidas treningiukai. Wow. Ir Y3 tą japonų dizainerio kepurėlę. Ir Harris Kane'as vis tiek yra, neįmanoma turbūt prisikabinti prie Hario Kane'o dėl kažko, dėl jo žaidimo, dėl jo elgesio, dėl jo profesionalumo. Tu nebūtinai turi sirgti už jį, bet aš neįsivaizduoju žmogaus, kuris sakytų, kad aš ten nekenčiu Hario Kane'o, man labai nepatinka Harris Kane. Jis tiesiog, nėra ką blogo apie jį pasakyti ir tu žinai jo statistiką. Galima pasakyti, kad jis įvarčių. Labai prastai taria, iš tikrųjų, neaiškiai. Bet jis turi kažkokį įgimtą defektą, dėl ko jam per burną kvėpuoti reikia. Tai nepadeda turbūt jam ir kalbant aiškiai. Bet jo statistika, jo žaidimas, tai klubinio sezono, šio sezono kontekste turbūt jį tikrai padaro favoritų aiškių. Daug priklausys nuo rinktinės ir aš tikiu, kad jis gali su rinktinė irgi pasirodyti labai gerai. Ir aš nemanau šiaip, kad paskutinis jo pasaulio čempionatas, tiesą sakant, jam 32 metai, aš dar įsivaizduoju tokį profesionalą 36, gal jau nebūtinai su tokiu statusu, bet dar važiuojantį. Mes praktiškai tuo pačiu metu gimė esam su Harry Kane'u, tipo. O taip. Per keletą gal dienų. Jo, įsibėgėjimų, įsikalbėjimų čia truputį ekspromtų palėtėm kitas temas, bet aišku, kad susirinkom kalbėti apie Anglijos Premier lygą, su jumis laida GO3 liūtai, kaip visada Kostas Strelkūnas, Karolis Dudėnas ir Rytis Višniauskas, 3 komentatoriai pasiruošę šiandien diskusijoms ir turėjom tikrai labai įdomų savaitgalį. Manau, kad reikia pradėti gal nuo svarbiausių reikalų. Vis tiek rungtynės vakar, super sekmadienis, kova dėl čempionų titulo, Manchester City prieš Arsenalą ir dabar turbūt favorito jau nebėra, arba tuo favoritu netgi nežymiai patapo Manchester City klubas. 2-1 vakar City nugalėjo Arsenalą labai permainingose, labai kovingose rungtynėse, man jos labai patiko asmeniškai. Arsenalas nežaidė blogai, norėčiau pradėti nuo to, aš manau, kad Arsenalas atrodė geriau nei aš tikėjaus, kad jie atrodys. Dar ir po rungtynių su Sportingu, kurios vėl buvo neįkvepiančios. Ir čia eilinis pavyzdys aukščiausių lygio futbole svarbiose rungtynėse, koks tai yra mažų detalių žaidimas, kur vienas dalykas nueitų į kitą pusę ir rungtynių rezultatas gal būtų visiškai kitoks, Neberečioze virpstas, Havertzo išbėgimas prieš Donnarumą, Havertzo šansas galva rungtynių pabaigoje, tikrai tų momentų ir progų Arsenalas turėjo, gal net sakyčiau pagal visas progas ir žaidimo lygiosios ir atrodo teisingiausias šitų rungtynių rezultatas 1-1, 2-2, bet turbūt Manchester City parodė, kad jie turi rimtesnius žudikus nei Kajus Havertzas. Kokį įvartį įmušė Ryanas Širky, kaip gerai savo vienintelį, gal dar ten vienas pusšansis buvo, bet vienintelį tokį gerą iš atviro žaidimo šansą realizavo Erlingas Haalandas, kaip užteko to vieno momento atviresnė aikštėj Doku, kad jis tai sukurtų. Turbūt, kad ten ir pasimato, kas žaidžia su Havertzu, kas žaidžia su Haalandu, taip paprastai tariant. Aš netimu iš Kajaus Havertzo, kiek jis naudingų veiksmų padarė ir kaip jis užspaudė Gigi Donnarumą ir tą įvartį pelnė, bet
tie 2 šansai, kuriuos jis turėjo, išbėgimas prieš Donnarumą ir smūgis galva. Nu, Erlingas Haalandas iš ten išsineštų bent vieną įvartį. Tai 100%. Jo, ir to Arsenalui pritrūko ir čia gal bėda, ar Teta išeina žaisti su Havertzu, nes jis mobilesnis, jis daugiau juda, jis geresnis su kamoliu komandiniam žaidime, jis geriau spaudžia. Viktoras Jokeresas turbūt geriau užsibaiginėja, bet viską pasvėrus nusprendė treneris, kad reikia pradėti su Havertzu ir Jokeresas tik tai labai vėlai buvo išleistas į aikštę. Ir sakau, aš manau, kad Arsenalas kaip komanda dirbo, kovojo, gerai atrodė, Piero Hinkapyje turėjo fantastiškas rungtynes, šlapia vieta buvo palikta iš Antuano Semenijo, bet tiesiog Manchester City kažkokį tai tą, nežinau kaip čia pasakyti, ar čempionišką geną turi, kuris jiem nusveria tokias rungtynės į jų pusę ar ką. Kaip jūs galvojat, ar čia nepasisekė Arsenalui, ar City's buvo geresni ir labiau verti gal tos pergalės? Kad kažkiek nepasisekė, tai turbūt, kad taip Arsenalo komandai, bet vis tiek turbūt, kai tu žiūri tas rungtynes, tai tu matai turbūt, kad Manchester City vis tiek labiau bandė žaisti dėl pergalės, bent jau man tai pasirodė, kad daugiau atakų suorganizavo, daugiau to veiksmo buvo aplink Arsenalą baudos aikštelę, smūgių galbūt kažkiek daugiau buvo. Atrodė, kad tikrai Manchester City atėjo iš tas rungtynes su tikslu rungtynes laimėti. Londono Arsenalas man pasirodė, kad visai buvo patenkintas tomis galbūt tuo rezultatu, kuris buvo ilgą laiką 1-1. Taip, tų šansų buvo, bet tie šansai tokie daugiau ne iš kažkokio tai organizuoto labai pozicinio žaidimo, bet tiesiog vienas tolimas smūgis, tada kitas buvo klaida Manchester City ekipos, kur tikrai neblogai visai pabėgo tuo metu Arsenalo ekipa. Tai nebuvo taip, kad kažkokios būtų atkarpos, kuriuose Arsenalas labai stipriai, pavyzdžiui, su kamuoliu dominuotų, ar žaidimu labai stipriai dominuotų, vis tiek labiau tą iniciatyvą tokią laikė Manchester City ekipa. Tai šito vietoj manau, kad Manchester City tiesiog galbūt labiau norėjo ir tas jam iš to vietoj padėjo. O kitas dalykas, tai faktas, kad mes jau daug metų tikrai kalbėjom ir praeitą sezoną kalbėdavom, kad Arsenalui, ko trūksta, sustiprino gynybą, sustiprino saugų liniją ir to kažkokio tais ekstra žaidėjo, ekstra talento priekyje. Atvyko Viktoras Jokeresas, akivaizdu, kad nepatempė galbūt to lygio, tokių rungtynių lygio, kitos rungtynės atrodo visai neblogai, bet tu vis tiek, ateina lemiamų kovų metas ir Pepas Guardiola išsitraukęs, ko anksčiau galbūt neturėjo Antuanas Semenijo, Rajaną Širky, gerai Semenijo nepasisekė, bet sužaidė fantastiškai Rajaną Širky, o Mikelis Arteta eina su tais pačiais kariais iš principo, kuriais eidavo praeitais metais ir kurie pritrūkdavo tiesiog tos kokybės. Kajus Havertzas galim prisiminti ir tą patį lygos taurės finalą, kur prie 0-0 turėjo pradžioje fantastinę progą, kur neįveikė vartininko Traffordo, kur irgi galėjo galbūt pelnyti įvartį ir viskas galėjo būti kitaip. Dabar vėl, yra tos progos ir dar aišku buvo pirmam kėliny, kur buvo tikėtina nuošalė, bet irgi tarsi pabėgo 1-1. Ir ten tikrai buvo, aš paskui pažiūrėjau, tikrai buvo. Jo, bet vis tiek to kamulio kažkaip neapsidirba ir manau, kažkiek irgi puolėjai gal krenta per tą pasitikėjimą. Vis tiek kažkaip, aš jau galvoju, kad kai atvyks Jokeresas, kad Kajus Havertzas gal daugiau kažkokių saugų linijoje žais daugiau galbūt, kuris tikrai labai naudingas yra net tam bendram žaidime, bet tu užbaigimą kažkaip paliksi galbūt tam švedų puolėjui, bet kai tu išeini su tokia puolimo linija, kuri net tikrai net tarp dviejų geriausių, aš sakyčiau, turbūt net dar žemiau yra pagal individualią klasę, tu taip tau ir gaunasi realiai, kad susikuri tikrai bent keletą labai gerų šansų, kuriuos tu privalai uždaryti tokio lygio mače. Ir tu nepadarai. Aš gal kažkiek paoponuosiu, aš tai nenoriu Havertzu tiek tarkuot. Pagal expected goals jisai susikūrė ten 1,25 įvarčius, įmušė vieną įvartį. Tas, kur įmušė, ten nesiskaičiuoja net expected goals, ten nėra smūgio. Jeigu eina kamuolys į vartus nuo futbolininko kojos, tai visi skaičiuosis kaip smūgiai. Okay, šiaip tai net nėra smūgis. Bet ta prasme, čia galima diskutuoti, žinai, tą patį, kad Viktoras Jokeresas gal nespusteltų ten Donnarumos. Ir nebūtų ten įvarčių. Aš tą ir sakiau, kad dėl to Havertzas ir startavo. Jo, tai šitoj vietoj, ten tas smūgis galva irgi toksai momentas, kur taip reiktų pataikyti vartų plotą, bet tikrai ne 100% kažkoks įvartis. Ir net gal ne 50/50. Tas, kur smūgiavo koją, kur po Ødegaardo paso, ten reikėtų įmušti įvartį, bet šitoje vietoje aš kažkaip, nematau čia tragedijos ir nemanau, kad Kajus Havertzas yra kažkoks labai prastas finisheris. Šitose rungtynėse gal labiau pamatėm, Karabao taurės finale irgi man labiau gal vaizdas toks, kad tiesiog buvo puikus seivas iš Jameso Traffordo, čia irgi tikrai Donnarumą
nebuvo, kad ten labai lengva, kažkokį seivą padarė, tiesiog atrėmė tą smūgį. Havertzas duoda dalykų daugiau negu Jokeresas, tiek tas link-up žaidimas, ir jis atrodo netgi kažkaip nugarai vartus, nors jis toks plonesnis. Tai geriau kyla į orą. Jo, geriau kyla į orą, kažkaip geriau sužaidžia tose dvikovose, užsiblokuoja kamuolį. Tai man šitoj vietoj, man atrodo, kad ne Kajo Havertzo problema ir apskritai gal Arsenalas, man suprantama ir tai, kad jie ėjo čia lygiųjų, ne pergalės, jiems ir nereikėjo čia pergalės. Bet jie prie 1-1 turėjo labai gerų šansus ir Rezės smūgis į viršų. Jo, bet tie šansai yra iš tokių situacijų, kur tu apsigini ir tada jeigu tu apsigini, tu kažkaip išeini. Jie logiškai, aš manau, kad jie logiškai buvo susistatę. Kai Manchester City reikia žaisti rizikingai, tu matai, kur yra jų vidurio gynėjai ir Markas Gehi vieną klaidą su kamuoliu padarė, jis tada jau bandė nupjauti Raisą, gavo geltoną kortelę, prasileido kontrataką ir buvo kas Havertzas prieš Donnarumą. Čia reikia turbūt suprasti, ant kiek sunku, pavyzdžiui, Husanovui, kai tu žaidi tokį rizikingą futbolą ir jis yra visada tas paskutinis gynėjas ir kai Arsenalas apsigina nuo City atakos, jau atskrieja kažkoks kamuolys ir tu realiai esi ant vidurio linijos ir už nugaros jau nėra nieko, tik tai kažkur toli dar Donnarumą ir jis realiai nei vienos klaidos nepadarė. Tai man visai įspūdinga, kai tokiam rizikingam futbole žaidėjai va taip išpildo savo tą sunkią tikrai užduotį. Ir tada paskui pagalvoju, kaip, pavyzdžiui, Fliko Barcelonas sudega pastoviai dėl vieno kažkur vidurio gynėjo, kad jis nespėjo, nepadarė, greičio pritrūko ir tada, matai, Husanovas dar jaunas atrodo, bet sužaidžia tokias rungtynės. Bet tu kaip galvoji, ar logiškas rezultatas 2-1 Manchester City naudai galų gale? Aš tai sakyčiau, kad čia ir lygiosios nebūtų buvęs nelogiškas rezultatas. Aš gal labiau linkčiau link City pergalės, bet lygiosiam tikrai galėjo pasibaigti rungtynės ir tai, ką aš mačiau iš Arsenalo, mane kažkaip labai pozityviai nuteikė ir aš manau, kad čia dar kova dėl titulo, tai bus iki paskutinio turo. Aš nematau, kodėl abi šitos komandos negalėtų ten ar laimėti visų rungtynių, ar ten vienas lygiasias kokias sužaisti. Aš manau, kad šitose rungtynėse labai daug ką nulėmė toks, jau individualus gal meistriškumas. Aš manau, kad Kristianas Moskera ten dešinio gynėjo pozicijoje buvo bene prasčiausias iš tų 22 futbolininkų. Gal dar apie Antoiną Semenyo galim kalbėti, jam tikrai labai nesisekė rungtynės, bet tai kaip Doku tvarkėsi su Moskera, tai ten labai liūdnai jisai atrodė gynyboje. Timberio trūkumas jaučiasi kaip reikia, labai nes Vaitas nėra geros formos, o Moskera šiaip net nėra krašto gynėjas. Jo, ir šiaip gaila truputėlį, gal kad Arsenalas tokias rungtynės pasitinka neoptimalės sudėtim, viso to pagrindinio dešinio krašto realiai nėra, žinai, ir tai Bukayo Sakos nebuvo, ir Jurieno Timberio. Taip, kai reikia Kalafiori nėra, nors Hinka apie tai gerai žaidė. Jo, bet pavyzdžiui, ten, žinai, jeigu ten jau prie rezultato 2-1, tai tu galėtum galbūt ir tą Hinka apie pakeisti, Kalafiori vis tiek toks truputėlį labiau atakuojantis gynėjas. Kažkokios gal naudos galėtų duoti. Tas pas Odegoras, žinai, ką tik po traumos grįžęs, kiek ten jisai, žinai, optimalios formos yra. Tai... Man buvo keista, kad jį 90 minučių ir išlaikė aikštėje. Nėra, kad jis blogai žaidė šiaip. Jo, jis normaliai. Bet aš irgi nustebau, kad visas rungtynės ištraukė. Bet nėra labai tų opcijų, žinai, buvo Mikelio Merino, žinai, nėra, ta prasme, kuris galėtų tokiose rungtynėse galbūt savo žodį tarti. Spėjau, kad jeigu nebūtų 1-2 rezultatas, tai Odegorą gal ir būtų Arteta keitęs kažkurio metu, bet kai reikėjo įvarčio, pasitikėjau, kad kuriantis žaidėjas gal tą vieną savo momentą gali turėti rungtynėse. Kažkiek nustebino gal, kad Makso Davoną taip ir paliko ant suolo. Išleido šitos rungtynės. Šiaip aš manau, kad Arsenalas labai gerai pradėjo rungtynės, nes kaip jie spaudė Manchester City, tai buvo visiškai kitoks presingas nei, pavyzdžiui, Karabao taurės finale. Ir man pasirodė, vėlgi aš ne specialistas, bet taip man atrodė, kad kokias pirmas 10 minučių Manchester City užsiminėjo tiesiog žvalgybą, aiškintis, kaip jiem reikia įžaisti kamuolį. Ir atrodė, kad jie žaidžia per Donnarumą daugiau, nei jie norėtų žaisti per Donnarumą. Ir paskui, ypač antram kėliny, ten būdavo labai įdomios situacijos, kad Husanovas su Gehi kitiek prasiplečia, kad į kairio vidurio gynėjo poziciją įžaisti ateina Bernardo Silva. Ir jis tada duoda tą kokybę su kamuoliu, tą pirmą perdavimą, nes tai yra perdavimų specialistas, tikras meistras. Ir jie tada, kai prisitaikė, jiem pasidarė lengviau žaisti, jau pristatydavo tos kamuolius, kur reikia atakuojantiems žaidėjams, bet pirmas 10 minučių man atrodo, kad jie tiesiog aiškinasi, kaip šiandien reikia žaisti prieš Arsenalą, nes truputį kitokį presingą gavo. Yeah.
Aišku, ataka, kai buvo pelnytas įvartis, kurį pelnė Ryanas Širky, ten reikia pagirti Nunešą, kuris 2 kovą laimėjo ir krūtinę tą kamuolį numušė. Bet Širky ten apdriblingavo realiai 5 žaidėjus. Gabrielis kažkokia figūra Tetrio lankstė ten prieš jį, pralindo, peršoko. Genialus žaidėjas, genialus įvartis. Ir įdeno įvartį. Tai bišas paskui pakėlė kampinį dešinę koją, perėjo į kitą kraštą ir tada kairę koją kėlė kampinį. Ir dar abu visai gerai pakėlė, sakyčiau. Jo, tai čia irgi, ką sakiau apie individualų meistriškumą, tas pirmas čia įvartis irgi visiškai ant talento pastatytas. Ir antras, pavyzdžiui, žinai, Donorumo šitose rungtynėse pirmam kėlinys sudegė, bet per daug patyrė žaidėjas, kad ten kažkaip jau kapituliuotų. Tai tą Havertzo seivą padarė, o antras įvartis prasidėjo nuo to, kad Gigi Donorumo fantastiškai išmetė kamuolį O'Reilly'ui. Taip gerai išmetė tokį patogų ir O'Reilly's jau įsibėgėjęs gauna kamuolį ir jam tik reikia paskui nuvest kamuolį Dokų. Ne visi Arsenalo žaidėjai spėja grįžti į gynybą, tų erdvių šiek tiek jau daugiau. Dokų paima kamuolį, O'Reilly's nueina į baudos aikštelę, ten gauna kamuolį, duoda perdavimą. Ten Rodri bandė pataikyti kamuolį, nepataikė, 2 Arsenalo gynėjai praėjo pro kamuolį, sakykim taip, ir tada jau Hollandas pasprendė. Tai irgi nuo vartininko prasidėjo greito sprendimo išmest kamuolį priekį tiesiog ataka. Šiaip Hollandas turėjo labai gerą progą po kampinio, kuris kojas smūgiavo ir pataikė į virpstą. Ten šiaip geresnė proga, negu gal atrodė toj maišatinės. Šiaip iš labai patogios pozicijos jis ten smūgiavo. Kampas aštrokas toks. Bet ten žmonių labai daug prie vartų. Buvo žmonių, ten reiktų pasižiūrėti iš jo pozicijos, bet aš tai tikėjausi, kad ten tokioje vietoje pataikytum į vartų. O pastebėjot, kad City šitose rungtynėse pradėjo bandyti jau angliškus kampinius, nes šiaip tai jie nebuvo kol kas ta komanda labai varžovų vartininkus ten daužanti ir labai jau ten daug tų kamuolių į vartų aikštelę siunčianti, dažnai net įžaidžia kampinius. Bet prieš Arsenalą šiandien sako, pabandom ir mes taip. Ir realiai jau buvo kampiniai tokie, kaip šį sezoną mes matom pas visas beveik kitas komandas. Turi tų ginklų, žinai, kad galėtų tam būti pavojinga komanda po standartinių situacijų. Tai su kokiu Guardiolu ir Diešu daugiau tų ginklų. Dar būtų daugiau, bet ir dabar, žinai, kai tu pažiūri pas jos ir aukšti tie krašto gynėjai labai, kurie gali galvas. Bet Nunešas neina į baudos aikštelę. Tarsi galėtų. O'Reilly's būna, Gehi gerai žaidžia galvą, nėra jis labai aukštas, bet jis labai gerai pašoka. Tai Hollandas yra Rodri. Tai Rodri gali rašyti. Tai ir Semenių. Jo, bet po to mačiau skundėsi Pepas, kad sako, va čia visą sezoną niekas nešvilvė pražangų prieš vartininką, mes čia pradėjom daryti tos kampinius ir pradėjo šilti. Kitas, aišku, kampas įdomus yra Hollando ir Gabrielio dvikovos. Tai mes dar su tim pažvengiam, kai šiame ture per pertraukas pastoviai rodė prisiminimus iš Arsenalo Man City tų rungtynių, kur baigėsi 2-2. Ir kaip po Stones įvarčio Hollandas kamuolį Gabrieliui metė į galvą. Ir matyt, nuo to ir prasidėjo jų šitą istoriją, nes dabar kiekvieną kartą, kai susitinka, ten būna grumtynės aukšto lygio labai, bet jau šį kartą buvo virš visko turbūt grumtynės, kiek jie ten tampėsi ir daužėsi ir krisdavo ant žemės kartu ir voliojosi. Ir viename iš epizodų jau galų gale marškinėliai plyšo, konfliktas kilo, kaktom buvo susiremta. Gabrielis šiaip tą judesiuką kaktą tokį padarė, kur tu jau atiduodi save į teisėjo rankas. Ir griežtas teisėjas pagal visas tas raideles taisyklių šiaip jau turi teisę tave išvaryti iš aikštės, nes nesportišką veiksmą padarė. Aišku, Hollandas nekrenta ten, nėra taip, kad trenkia iš visos jėgos, netrenkia ir kaip Zidanas gal Materacijų, bet, sakykim, kad Tayloras buvo geros nuotaikos. Bet nėra labai juokingi tie susirėmimai kaktom. Čia labai toks erotiškas momentas, aš nežinau, čia tokios yra labai daug. Tai aš manau, kad žmonės, kurie yra dideli kovinio sporto, pavyzdžiui, fanai, tai pasąmonėje realizuoja savo homoerotinės kažkokias svajonės, eidami žiūrėti tuos nuogus, prakaituotus vyrus, kurie ten voliojas ir kalasi, tiesiog nepripažins to, bet pasąmonėje greičiausiai kažkas toks. Kitas dalykas, mes irgi, žinai, 22 vyrų sportiškų žiūrim kiekvieną savaitę. Bet tai pas juos tai aikštėj, mes tai ten ramiai kažką analizuojam, žiūrim, kažką kartais parėkiam. Bet tai pas juos tuo metu yra ten tas adrenalinas užkilęs iki maksimumo, testosteronas irgi kunkuliuoja, ego belė kokie, ir čia kažkoks Gabrielis man maikę plėšo, tas Gabrielis sako, čia kažkoks Norvegas man į akis lenda, tai ir aišku, jie ten ir kaktom remiasi ir žodžiu, tie konfliktai kyla, bet man labai patinka, kad jie abu tokie, kaip pasakyt, nemyžniai kažkokie. Jau viens kitam atsakys ir ne vienas iš jų nėra taip, kad ten teisėjui bandys parodyti, kad jis skriaudžia ir duokit jam raudoną. Ne, jam labiau rūpi
tu man čia kažką, aš tau dabar, nu, tai čia tokio duoda biški gal ir Barklis futboliuko dvasios, Aha. aš sakyčiau, ne? Jo. Yra. Man patinka, kad šiaip Erlingas Haalandas po to po rungtynių kai komentavo, tai sako, aš tikrai čia, sako, neplanuoju kris čia po tokių kontaktų, žinai, tai... Bėga tai žingsnis nešas prie to kamulio, šiaip, jo, pakankamai įspūdinga. Yeah. Dar šiaip apie įspūdingus dalykus, Niko O'Reilly aikštės krašte prie šoninės linijos, prie savų vartų. Taip, susitvarkė su 2 Arsenalo žaidėjais, buvo į dviese, prispaudė, jis ten kelis lietimus ir paliko abu už savęs. Fantastiškai šiaip kamuolį kontroliuoja. Įspūdingas žaidėjas, apskritai, aš jau galvoju, kad vienintelė turbūt pozicija, kurioje jis visiškai negalėtų sužaisti, yra vartininko. Jo, nes visiškai neaišku, kur jis žais karjerą judant į priekį. Nu, aš galvoju, gal labiau vis tiek vidurio saugo pozicijoje. Dar ir žinant, kokius žaidėjus turi City, tai nežinau, treneris gal keisis ar ką, bet ateis treneris, matys Guardiola ir Ait Nuri, matys, kad ten Bernardo Silva išėjo, ten Kovačičius išėjo, kaip ir vidurio saugo pozicija labiau atsilaisvina ir ten gal labiau, bet iš principo jis tikrai gali būti vidurio puolėjų, jis tikrai gali būti vidurio saugų, jis tikrai gali būti krašto gynėjų, aš nematau priežasčių, kodėl jis prieš kažkokį varžovą nesužaistų vidurio gynėjų, kai tu turi kamulio kontrolės ten 80%. Nu gal Vingerio tokios užduotis ne visai 1-1 žais, bet ir tai kažkokioj sistemoje ir krašto saugas Vingeris galėtų būti. Taip, nu tu daugiau be kamulio gali kaip Vingeris pažaisti. Bišas absoliučiai atrodo, visą įgūdžių paketą turi ir dar atrodo spaudimo, ne, jau čia 20 metų prie savo vartų ten tą kamulį sukinėja savo ramiai, be įtampos. Tai jo, tikrai... Suėjo 21 beje. 21 jau. Ja. Okay. Pasimėgau labai šitam rungtynėm, iš tikrųjų. Šiaip girdėjęs ir iš to balso, ta prasme, jautėsi, kad tu ten jau antram kelny, tai ten jau toks klikojimas buvo, kiek tau smagu buvo. Ir ne dėl to, kad ten City laimėjo, nelaimėjo, čia net tame yra esmė, eteryje tikrai, patikėkit, negalvoja apie tai, po rungtynių gal pagalvoja apie tai. Eteryje tai toli gražus, susikaupęs ir mėgaujęs to futbolo, tiesiog, wow, galėjo baigtis lygiosiam lygiai tą patį, sakyčiau. Bet dabar paimtų, ne, Man City Burnley. Savaitės vidurį ir viskas, pasikeistų turnyro lentelės šeimininkas viršuje. Šiuo metu sužaidus po lygiai, City išsiveržtų jau į priekį. Ir faktas, kad dabar dar mintise yra tas tikslas mušti kuo daugiau įvarčių prieš bet kokį varžovą. Paskui įdomus savaitgalis vis tiek bus, City žais FA taurę, Arsenalas žais su Newcastle'u. Kokios siaubingos formos tas Newcastle'as bebūtų, bet tai vėl tokia komanda, kur kokybės turi ir kontratakui kažkur tai pagaut gali, ir Bruno Gimaraesas ten pas juos jau yra grįžęs, tai nemanau, kad labai lengvas rungtynės ten Arsenalo laukia, bet iš pradžių, aišku, reikia City'ui nugalėti Burnley. Ne vienas čia iš mūsų trijų greičiausiai netiki, kad titulo kovoje esminės rungtynės bus Burnley'e, bet maža ką, neturėtų tai būti. Paskui jau pažiūrėjus į tvarkaraštį, kokie varžovai liko abiem komandom, taip subjektyviai, man atrodo, gal šiek tiek sunkesnis yra Manchester City tvarkaraštis. Aš manyčiau panašiai. Aston Villa, kad ir namie, bet vis tiek Aston Villa išvyka į Bournemouthą. Bournemouthas kovos dėl Europos, tai tikrai sunkus mačas. Bet matai, žiūrėt, kada su Aston Villa kova, nes jeigu Aston Villa jausis pakankamai ramus dėl to savo vietos penketuke, tai jie gali būti, kad mesis labiau Europos lygą ir tada to šiek tiek rotacijos daugiau bus Premier lygoje, nes Aston Villa lyg ir liko ir su Arsenalo rungtynės, jeigu ar ne? Ne. Neliko, ne? Šiaip pas Arsenalą yra įdomus toks momentas, kad Arsenalui nebeliko rungtynių ne Londone Premier lygui. Čempionų lyga, aišku, ten į Madridą bus kelionė, bet Anglijos Premier lygoje jam liko tik rungtynės Londone. Namie su Newcastle'u, namie su Fulhamu, išvyko į Londone su West Hamu, namie su Burnley ir paskutinis turas išvyko su Crystal Palace. Šiaip žiauriai geras tvarkaraštis, pripažinkime. Tikrai, jeigu vienintelės turbūt rungtynės tokios, kur aš sakyčiau, su Newcastle'u dar tokios, bet ir su West Hamu, o visa kita, tai čia... West Hamas gali būti labai tau pavojingas. West Hamas ten dėl išlikimo kovos, tas pas West Hamas iš Manchester City neseniai taškus atėmė. Bet visa kita, tai čia, prasme, turi. Ne, namų rungtynės privalai pasimti. Newcastle'as tai, baisiai atrodo. Baisiai atrodo, bet tu matai tas pavardės žaidėjus ir... Supranti, kad vienose rungtynėse jie gali iššauti. Šį sezoną šiaip yra turėję momentų ir atskirų gerų rungtynių. Aš tau tai pasakysiu, kad Anglijos Premier lygoje vieneriose rungtynėse visi absoliučiai gali iššauti, visi gali visus nugalėti. Tai šiaip tai tiesa, nes Arsenalas, jeigu ką, ir prieš Wolverhamptoną yra taškus praradęs. Wolverhamptonas gali būti, kad šį vakarą jau oficialiai relegatinsis. Jo, šiandien mes pirmadienį įrašinėjom laidą, tai šiandien West Hamas
Crystal Palace pirmadienio vakaro futbolas, kuriam aš esu labai pasiruošęs. Nu, aš iš excitemento ne mikrofoną ištraukiu, nes esu on fire. Gerai, kad tik mikrofoną. I am on fire. Pirmadienio vakaro futbolas, Vaziamas prieš Crystal Palace. Esu labai pasiruošęs, tikrai nusteikęs šiandien įtemptą gandieną turėjau, tai vakare. Man gal dėl to dar tas pirmadienio vakaro futbolas tiek imponuoja, net svarbu, kas žaidžia, bet kad tai būna labai tas retas atvejs, kai aš neinu kažko komentuoti, tiesiog namie žiūriu futbolą. Ir galiu pasimėgauti. Tai vėl pizza dursi? Ne, žinok, nes dabar po treniruotės gan stipriai pavalgiau. Tai jau dar vieno mylo stipraus nevalgysiu. Bet čekiško iš šaldytuvo įsidėjau. Kaip sakant. Neslėpsiu. Gerai. Jo, manau, kad užtektinai dėmesio skiriame centriniams rungtynėms, bet buvo ir kitų labai įdomių ir pakankamai svarbių rungtynių šiame ture. Išsirinkit, apie ką nori dabar. Brightonas, Tottenhamas, Chelsea, MU, Liverpool, Merseyside derbis, ką nori. Gal Brightonas su Spursais? galim Brightonas Spursai, labai gerai. Tottenham Hotspur stadionas, pirmos Dezerbio rungtynės namie, rungtynės prieš jo buvusi klubą, labai gražiai jis ten atėjo iki Brightono suolelio, apsikabino su savo buvusiais auklėtiniais, kurių dar netiek jau mažai yra likę šitoje komandoje. Daug ten jis pažįstamų žmonių tikrai turi. Ir faktas, kad rungtynės, kurias labai reikėjo laimėti Spursams. Įtampa jų žaidime tą pastoviai jaučiasi ir nejausis. Pirmas kėlinys toks labai permainingas, tarsi ir geriau pradėjo rungtynės Tottenham Hotspur, bet paskui jau ateina tokia atkarpa, kaip Brightonas geriau pasijaučia su kamuoliu, pagauna ritmą ir daugiau jau jiems pereina kamuolio kontrolė. Po 10 pirmų minučių kamuolio kontrolė 70%, Spursai 30 Brightonas, po pusvalandžio jau pem ant pem. Ir galų gale Tottenham Hotspur išsiveržė į priekį. Čia visi Simonsas pakėlė kamuolį baudos aikštelę, Pedro Poro kirto į puolėjo poziciją. Verbruggenas, manau, kad ten silpnokai gan sužaidė tame epizode. Jo, pervertino biškį savo jėgas. Ir ispanas galva įmušė įvartį. Tai didelis momentas, aišku, fanams, stadionas sprogsta, triukšmas, pagaliau mes priekyje. Šiaip jau paskutinį kartą ir pirmavo, bet kokiose rungtynėse Tottenham Hotspur Premier lygoje turbūt prieš Crystal Palace, tada, kai susigadino viską paskui su Van de Veno raudono kortele. Bet ir čia šį kartą pirmavo neilgai. Nu ir man asmeniškai Kauro Mitoma įmušė vieną gražiausių sezono įvarčių. Fantastika. Ten tas įvartis gal žmogui, kuris mažiau to futbolo žiūri ir nebūtinai gal net žaidės, kad ir kiemo lygyje netrodys toks įspūdingas, bet blemba, koks ten sunkus įvartis yra ir koks Paskalio Groso perdavimas. Ir tai pataikė kairę koją Mitoma. Silpna koja čia dar. Wow. Ir žaidėjas, kuris šiaip neturėjo būti aikštėje tuo metu, nes reikia pasakyti, jis keitė traumuotą Diego Gomesą 20 minutę. Man kartais net atrodo, kad kai daro tuos voliai iš toli, yra net šiek tiek paprasčiau įmušti, negu, pavyzdžiui, tokį, kokį dabar mušė Kauro Mitoma, nes jis gavo perdavimą iš pakankamai aštraus kampo, bet jis vis tiek buvo baudos aikštelėje, kuriam reikia dar labai labai tiksliai apskaičiuoti, kad jis tą smūgį taip pataikytų, žinai, kad kamuolys nelėktų virš vartų, realiai trumpas labai atstumas iki vartų. Nu ir idealiai pataikyta, tiesiog grinai 9, ten jokių šansų, jokiam vartininkui nebūtų buvę, tai neįtikėtinas. Įkaltum tokį? SFL. Šiaip Nu, jeigu ant kairės tau patogiau, bet tada modeliuojam, kad tau dešinę reikės mušti. Plemba dešinę sunkiai jaučiu. Nes aš ne šiemet, o praeitą žiemą 7/7 tokį buvau kalęs panašų. Nu, ten irgi skersą padarė. Bet čia šiaip Mitoma dar mušė, nu, ne visai keltimis, taip labiau šonų, nes ten, va dėl to ir būtų, nes jeigu kelti muštum, tai gali būti, kad kaltum per vartus, arba reiktų į tolimą mušti. Jo, nu, fantastiškas įvartis. Bet ir perdavimas Groso. Ten yra tai Pascalis Grossmeisteris, galim sakyti turbūt. Čia grįžo į Brightoną ir jis labai labai didelį įtaką. Tai va, aš norėjau sakyti. Kodėl nesureagavai? Kad Grossmeisteris? Nu, neblogai, jo. Okay. Ir po to įvarčio šį Brightonas dar turėjo savo ataką dar pirmo kėlinio pabaigoje, tai tas 1-1 toks. Tai dar prieš pirmą įvartį buvo tas, kur Mickey Van de Venas traukė kamuolį, atsimušė į virpsta Van de Venų į užpakalį ir neįkrito į vartus. Čia prie 0-0. Jo, prie 0-0. Bet jos nebuvo. Ją užfiksavo, bet jos nebuvo. Jo.
Bet tuo pačiu, kai įmušė Tottenhamas ir jie ten užkilo, iš karto buvo tokas milžiniškas šansas, čia Simonso įvirpsta ir dar tada antras Pedro Poros smūgis, ten 2-0, gal tu tą Brightoną jau tada guldai ant menčių, gal tu jau turėsi tuos 3 taškus, irgi detalės, maži dalykai, centimetrai, milimetrai. Čia Simonsas labai gerai ten viską pasitvarkė, bet pataikė tiesiog tiesiai įvirpsta. Ten labai arti buvo įvarčio. Jo, ir aš kažkaip po pirmo kėlinio maščiau, kad dabar Spursai buvo įsiveržę, bet trečią pridėto laiko minutę tu gauni tokį išlyginamą įvartį ir tu eini jau į rūbinę, vėl visiškai žemyn, visas pasitikėjimas savim ir buvo labai įdomu, kaip jie išeis į antrą kėlinį. Ir antrą kėlinį išėjo, viskas ten atrodė gan panašiai, toliau abi komandos žaidė daugiau mažiau gal panašiai kaip ir pirmam kėlinį. Prasidėjo, aišku, keitimai, De Zerbis savo keitimus atliko dar gan anksti. Pas jį buvo po traumos grįžusių žaidėjų, Bisuma, Bentancūras, tai buvo akivaizdu, kad jie negali dar žaisti 90 minučių, jie buvo pakeisti, pradėjo Spursai rungtynes su viduriu Bentancūras, Bisuma, Gallagheris, užbaigė Bergvalas, Grėjus, Palinija, tai visą aikštės vidurį galiausiai keitė. Ir atėjo didelis dar vienas momentas, Lukas Bergvalas puikiai paspaudė varžovą, perėmė kamuolį, ten Van Hekė, jei neklystų buvo. Iš jo perėmė kamuolį, laimėjo tą dvikovą ir pagaliau mes pamatėm tą tikrai čia Simonso talentą, dėl ko jis laikomas to tokiu tikrai aukšto lygio atakuojančių saugų, nes jis gali įmušti įvarčius, gerus įvarčius iš 20 metrų, labai techniškas, labai tikslus žaidėjas, ir pelno gražų įvartį, atrodo, čia jo sezono momentas, čia gal ir Tottenham Hotspur momentas, kai komanda atsigaus, nusivilko marškinėlius, nubėgo švęst, ten jau tarsi būtų pergalingas įvartis taurės finale. Richarlison, čia bajeriukai tokie, nors tik 77 minutė. Ir tipo, okei, gal jau čia, gal dabar. Nevelna, vis tiek kažkas turi nutikti tokio blogo, kažkas turi padaryti klaidą, kad Tottenham Hotspur vis tiek nelaimi futbolo rungtynių. Ir šiuo atveju aš manau, kad kai tu jau esi tokioje situacijoje, nebelaikas vidurio gynėjai bandyti kažkaip išsaugot kamuolį per teisėjo pridėtą laiką. Kevinas Danso pagal mano supratimą turėtų tiesiog lupt tą kamuolį kuo greičiau ir kuo toliau nuo vartų ir žaidžiam dar tas likusias minutės, bet Danso kažkaip pabandė išsaugot kamuolį, sukontroliuot kamuolį, tada jį prarado ir Van Hekė parideno kamuolį atgal Žoržinio rute prieš jau tokius, galima sakyti, tuščius vartus. Ir prancūzas pelnė įvartį. Ir Brightonui tinka lygiosios išvyko prieš Tottenham Hotspur rungtynėse, kur tu 2 kartus atsilikinėjai. Spursam tai čia jausmas kaip po pralaimėjimo. Taškas jo, bet toliau lieka 18, pergalė buvo labai arti, jos vis tiek nėra. Veidai žaidėjų lygiai tokie patys buvo kaip po pralaimėjimo Sunderlande. Tai tas taškas, čia mažai gelbėjo, tiesą sakant. Šiauriai pažeidžiama komanda, iš tiesų, kai pasižiūri, net kai tą įvartį pelnė čia Simonsas, tu vis tiek matai, kad labai lengvai Brightonas priartėja prie tų vartų, labai lengvai kūrė įtampą Brightonas prie Tottenhamo vartų ir tu jauti, kad kažkaip čia nėra to užtikrintumo, kad jie gali tą rezultatą išlaikyti. Apmaudu, aišku, kad po tokios žiaurios klaidos galiausiai tas įvartis įkrito, bet vis tiek, kažkaip nutrūksta to tokio kietumo, nežinau, kažkokio tai tokio užtikrintumo, kad tu tiesiog paimtum ir užsidarytum tas rungtynes, bet jie vis tiek tikrai daug leido Brightonui daryti visko. Brightonas komanda žaidime talentinga tikrai puolime ir tą įvartį pasiekė, bet yra ir tokių pozityvių šiaip dalykų šitam Tottenhamo pasirodyme, man atrodo, kad kažkiek tas De Zerbio ranka kažkiek jau labiau jautėsi. Jautai? Presingas šiek tiek toks jau atsiradęs, kažkoks intensyvumas didesnis, tas kairys kraštas su Simonsu, Udogi visai toks gyvas buvo, tai į žaidimo, man atrodo, Tottenhamas sužaidė šiaip neblogas rungtynes, tik tai kad tas kontekstas visas jų, kad jiem žiauriai reikia laimėti, tiesiog žiauriai reikia laimėti, nes tai yra kritinė situacija. Bet aš De Zerbiui, tu ateini į komandą gal ir galvoj turėdamas idėją, koks yra tavo 11-ukas, pagrindinis geriausias šiuo metu, bet paskui pamatai, kad
nėra taip paprasta. Su Sunderlandu vieną išleido sudėti, čia jau kitą leido sudėti. Yeah. Nekalbu apie Romero, ten traumą, bet tarkim, aikštės vidurys jau buvo visai kitoks, jau puolimo trejetas irgi kitoks, jau Richarlisonas ant suolo, čia visi Simonsą leidė. Tai, tau tenka dabar vietoje aiškintis, kas yra geriausias vienuoliktukas. Taip. Ir rungtynių metu jau rink tą informaciją, nes nežinau, kiek iš treniruočių jis ten gali išsiaiškinti dabar tokius dalykus. Manau, nes spaudimas ateina per rungtynės, ne per treniruotės. Tai va čia tas ir yra, man atrodo, kad tu tik tai rungtynių metu gali pamatyti, kas prie tokio spaudimo, žinai, tau priformina, deliverina, kas žinai, kažkiek palūšta prie tokio spaudimo. Tai, bet, žinai, aš galvoju, kad jam, manau, po šitų rungtynių tikrai kažkiek paaiškėjo dalykų, ne? Aš manau, kad Čiavis Simonsas turbūt išsikovojo tą vietą už starto sudėtyje, kažkokie nauji žaidėjai grįžo po traumų, tai turbūt jau bus to opcijų, žinai, pasipavarijuot. Gerai, kad jų ta sudėtis turbūt sveikesnė tokia, tikrai gerokai sveikesnė, negu ten, tarkim, prieš kokį mėnesį buvo, dabar yra. Trūksta ten keletos tų lyderių, bet matom, net jau Jamesas Madisonas ant suolo sėdi, kas žiauri netikėta, aišku, dar jam turbūt iki grįžimo į aikštę yra dar to laiko. Jo, bet jis jau buvo šį pasiruošęs eiti. Ten įdomus momentas, nes Čiavis Simonsui visiškai jau nebelaikė kojos. Ja, jis laiką atrodo, kad verkė tiesiog visą laiką, ne? Bet ten jam rimtai jau buvo viena koja taip sutraukta, kad jis nebegalėjo jos sulenkti, tai jis ten jau ir bėgti nelabai galėjo. Ten jisai bandė kažkaip gulėdamas baudos aikštelėje, ten kažką ten daryti. Jau matėsi, kad iš paskutiniųjų žaidžia. Ir Jamesas Madisonas jau kaip ir kilo vilktis aprangą, bet tada priminė jam ir treneriai, kad nebeturim keitimų tiesiog. 5 keitimai atlikti, 3 keitimų langai išnaudoti. Man atrodo, čia parašyta žvaigždėse yra, kad Jamesas Madisonas suvaidins kažkokią tai esminį vaidmenį šitoje kovoje dėl išlikimo. Bet ar herojus? Manau, kad herojus labiau vaidmenį. Manai, kad aš spėčiau, kad nesupykčiau, kitose rungtynėse nudauš Wolfsus ir šiek tiek pasikurs. Įdomi Jameso Madisono karjera, jis buvo šiaip pakankamai geroj Leicesterio komandai, bet su tuo Leicesteriu galiausiai iškrito į Championshipą ir per geras žaidėjas Championshipui, tai tuo pasinaudojo tada Tottenham Hotspur. Dabar galbūt su Sparsais iškris į Championshipą ir vėl per gerą žaidėjas Championshipui ir vėl kažkokia Premier lygos komanda pasinaudotų šitą situaciją. Kur jis prieš Leicesterį žaidė? Norwich, jo. Okay. Jis iš Championship'o atėjo. Bet, jo, šiaip labai įdomios vėl. Antrą savaitę išėlės labai įdomios rungtynės žais Spursai. Nes Wolvesai tai atrodo tragiškai, dabar jau atrodo, jie jau pamiršę visus to savo. Ir jau gal bus oficialiai iškritę. Bet, Molinių stadionas, šiokia tokia tvirtovė. Aš galvoju, kad duos per galvas, o vis tiek tas iškritimas, kažkaip, nežinau, ar susimobilizuos. Jo labiau, kad aš mačiau ten kažkokį konfliktėlį, tipo lygiai, ir tam tolo roko darė, su mane susikipušavo. Tai labai nevieninga. Bet nelabai gal ir rūpinu, kad tu to tolo roko darė sudinkant suolą ir tegu sėdi. Turbūt tiesa. Adamas Armstrongas yra, kam tas tolo roko darė. Geras kampas. Gerai, tada toliau turim Chelsea Manchester United. Ir čia gal, Kostai, norėčiau aš pradėti nuo citatos ir pacituosiu Stephanie Germanotta. Galvoju, mane cituoti iš savaitgalio. Stephanie Germanotta, tai yra atlikėja Lady Gaga. Stop, please. Just let me go. Alejandro, just let me go. Galiu dar ir pratęs. Don't call my name. Don't call my name. Alejandro. Genialus. Kaip vertini Garnačio rungtynes prieš Manchester United? Dugnas. Labai sunku kažką kitą pasakyti. Apgailėtina, 1-1 absoliučiai nieko nepavyksta padaryti, perdavimo atlikti nepavyksta, prasmugiuoti vartus nepavyksta. Labai gaila, kad STV gavo tą traumą taip anksti ir turėjom 75 Alejandro Garnačio minutes. Dar, man atrodo, kokius 6 metus kontraktas galioja jaučiu, ne? Pasitikrinkim. Iki 28 tik tai. Tai šiek tiek. Tai čia labai gerai sudėliota. Paskutiniam sekundėm vienintelį gerą veiksmą atliko, kai tą pražangą išprovokavo. Ne, iki 32 metų, Kosta. Palaka. Iki 3 metų. Žinok, flash score ten gali būti bloga informacija. Reikia transferuoti. 32 metų. 7 metai dar, tai... 6 liko dabar. Tai tu dėk vilčių, kad ten kaip Mudrikų šlapime ras gal kažką. Tiesiog. Užbanins Garnačio ir grįž Mudrikas. Pasivaizduoji, jeigu Mudrikas iš kairės žaistų ir Garnačio iš dešinės. Aš įsivaizduoju, bet neprofesionaliam futbole šitas turėtų vykti. Ne, šiaip aš apie tas rungtynės tai galiu pasakyti tiek, kad aš tai šiaip buvau patenkintas, kaip žaidė Chelsea kaip komanda. Aš buvau patenkintas Liamo Rosenjoro darbu šitose rungtynėse
tie visokie memai apie tai, kad jis rungtynių pabaigoje ten keitė gynėjais. Nu, jis nebuvo, Reikia suprasti kontekstą. Taip, nėra ant suolo tiesiog žaidėjų, tie futbolininkai, kurie yra aikštėje, jie tikrai yra geriausi ir daugiausiai gali duoti toje rungtynių Dar prieš stadijoje. rungtynės paaiškėjo, kad Žao Pedro nežais. Jo, ir šiaip Chelsea neblogai atrodė. Ten vienoje vietoje ten Oliveris Aklas nepastatė tos pražangos prieš Kaulą Palmerį. Nu, va, ten prie pat tai man baudos keista buvo, aikštelės, nesupratau. ten Nu. visiškai akivaizdžiai nupjovė ten Palmerį. Jo, ten akivaizdi bauda buvo. Ir geltono kortelė. Tai gal ten net ir baudos aikštelėje turbūt. Ne, Nu, ne, ten buvo ne baudos aikštelė, tai tada čia varas skandalas. būtų. Jau. Nu, ten taip labai ant ribos buvo. Aš manau, kad varas, tai prasme, Aš patikrino, irgi pažiūrėjo, taip kad manau. ne aikštelė Turbūt ir dėl pasakė, to ir tada jis jau nefiksavo. negali ir keisti nieko. Jo. Nes jeigu ten baudos aikštelė ir var sakė Oliveriui seniai, žinok, baudos aikštelė kontaktas ir jis jam sakė, ne, aš mačiau, tai čia yra, wow, skandalas. Ten tokia 100% pražanga, ten Aidinas Hevenas pats net supranta, kad prasižengė ir nieko iš vis. Tai jo, sutinku dėl to. Tai Viena pergalė per 8 rungtynės dabar Chelsea tokia forma. Na, Makfernandes grįžo, Enzito, nu, jis visai gerai. Ne, gerai Ta prasme, atrodė. svarbus labai. be žaidėjas. raiščio, raištis Kaisedo. Jo, nu, Nu, be čia raiščio. šiaip tai komedija čia. Bet įspūdingas, įspūdingi kapitonai, Am. pripažinkime mane. Nu, Kaisedo, tokie, ne? jo. Aš šiaip sutinku su tim, kad Chelsea žaidė gerai ir ypač pirmam kėlinį neblogą žaidimą jie demonstravo ir progų turėjo. Bet, nu, aš tada turiu pripažinti ir tai, kad Manchester United su savo bėdom susitvarkė įspūdingai. Priminsiu, kad jie ėjo žaisti su Aidenu Heavenu ir Nusairu Mazraui vidurio gynėjų pozicijose. Nes po pirmadienio, po rungtynių su Lycu, nebeliko Lisandro Martinėso, kuris gavo diskvalifikaciją. 3 rungtynėm. 3 rungtynėm. Tas yra absurdas visiškas. Ten absurdas, kad jis raudoną kortelę Taip. vėliau gavo, aš manau, bet dar ir diskvalifikacija 3 rungtynėm. Lenioro nebuvo, Maguire'o nėra. Irgi gavo papildomą baną. Jo, Delikto nėra. Aš galvojau, kad statys prie Heaveno Liukašo vidurio gynėjų. Kažkas gal galvoja, kad Kazemiro nuleidinės ten į tą poziciją. Kad John Evansas gal persirengs. John Evansas gal Ir stos. persirengs, galų galę net meskim, bet nusprendė Kerikas, kad Mazraui žais toj pozicijoje. Jo, jisai sakė, bandėsi treniruotėse su Liuku Šo vidurio gynėjo pozicijoje, bet tada nusprendė, kad kuo šiaip mažiau reikėtų turėti pakeitimų visoje bendram paveiksle ir tada jau tiesiog geriau nusprendė, kad tą vidurio gynėjų porą tokią eksperimentinę parinks. Nu jo. Nu ir ką, nu ir atsilaikė, jie nepraleido įvarčių, tu gali sakyti, ką nori. Nu nežaidė Manchester United geriau už Chelsea, bet, Tikrai ne. Bet nu jie ir negalėjo geriau už Chelsea žaisti, aš taip įsivaizduoju. Ir pelnė tą vieną įvartį iš gero momento. Tuo metu Chelsea labai nepasisekė, Wesley Fofana turėjo išeiti į užribį trumpam. Gynyboje jo nebuvo, Bruno Fernandešas puikų perdavimą atliko. Ir iš tą dešinio zoną, krašto. kur tu taip ir galvotum, galbūt, kad Jo. vidurio gynėjas galėtų. Nes ten dengti tuo iš metu tikrųjų. su Benjaminu Šeško labai užsiemęs buvo Kaisedo, kuris Jo. kaip ir saugojo Fofana poziciją, bet ten realiai su Šeško buvo užsiemęs visiškai. Jo. Ir Kūnė ten įkirto, Brūnų puikus eilinis perdavimas, jau 18 šį sezoną rezultatyvus perdavimas ir Brazilas pelnė įvartį. Nu ir kaip ir to užteko Manchester United, kad iškovotų pergalę, paskui reikėjo tiesiog dirbti, sukandus dantis, kentėti kažkaip ir, nu jie nežaidė geriau už Chelsea, bet čia jam, žiauriai svarbi pergalė. Jo, ir šiaip aš šiaip net nustebęs buvau, nes, buvo ten tų tikrai momentų, ten porą tų virpstų iš Chelsea pusės, bet šiaip realiai netgi rungtynių pabaigoje, tai net nesijauti, kad kažkoks būtų žiaurus gaisras prie United vartų, nu taip, ten Chelsea. Nes Garnadžius smaukė tą kamuolį. Tiesiog kažkaip, keista net buvo, tarp prasme, kad išvyko kažkaip neužspaudė ant tiek varžovai, kad žinai, nulaužtų tą mačą, tai kažkaip sugebėjo vis tiek atsilaikyti, nes, tas pralaimėjimas, vėlgi galim grįžti, kur neaptarėm, aišku, pirmadienį prieš Lycą, toks labai netikėtas buvo, reikia pripažinti. Ir pirmas kėlinys buvo... Ten apskritai atrodė netėjo. Į tuos, sakyčiau, dugninius Ten Hago... Ten yra siaubas, pirmas kėlinys turėjo 3-0 baigtis. Taip. Tik Tanaka apsivaręs, Lamensą dar neįmušė, nes ten Lisandro nuo linijos nublokavo. Tai neįtikėtina, kaip prastai atrodė ir matėsi, kad tos 24 dienos be futbolo, akivaizdu, kad nei nauda buvo šitai komandai. Nu, antram kėlinį ten jau prie raudonos kortelės jau atsigavo, ta komanda galėjo gal net ir lygiams sužaisti. Emocijų kažkaip varė. Jo, bet buvo žiauriai svarbios šitos rungtynės su Chelsea, dabar realiai,
jeigu reiktų rinkti, žinai, kur tu įimi 3 taškus, tai aišku, tu įimi su Chelsea 3 taškus, nes dabar tu turi plus 10 nuo Chelsea, nuo 6 vietos. Atmetį. 6 taškį pasiėmė ir dabar tu esi, sakyčiau, labai geroje padėtyje kovoje dėl Čempionų lygos, plus kas yra gerai United, kad jie išlikusių 5 rungtynių 3 namie žaidžia. Tai namie vis tiek. Jau kažkiek grįžtų gynėjų. Tik jo, Lenioro ir Harry Maguire'as jau turėtų kitose žaist. Tai Deliktas iš vis neaišku, ar šis futbolo dar kad nors žais. Su Kulusevskiu 2 tokie. Rusy. Jam ten su nugara kažkokios bėdos ir kai su nugara bėdos. Kai vienoje laidoje sakiau, kad Pepas Guardiola Rico Lewisą tikrai kažkur įmetė į jūrą ir paskandino, nes dingęs yra Rico Lewisas. Tai aš mačiau, su Deliktu kažkoks buvo, kad kai jis tipo pradėjo, žinai, hormonų terapiją ir tipo gali būti, kad keis lytį, žinai, dėl to nežaidžia. Bum! Bum! Taip. Okei, gerai, ties šito gal neužsistovim. Šiaip Manchester United rungtynėse su Chelsea 4 smūgiai, 1 į vartų plotą. Taip. Užteko. Užteko. Chelsea, jo, sakai, neužspaudė, tai dėl to, kad nėra ant suolo žaidėjų, nėra kas antram kėlinį ten jau įneštų kažkokio šviežumo gal. Lema dabar jau net ir Jamie Gittensas nepakenktų. Tai tikrai nepakenktų. Suolo bent išbėgtų. Bet tu žinai, šitiek milijardų išleista. Tyrikas Džordžas padėtų. Šitiek pinigų išleista ant sudėties, kuri tiesiog kovoja šiuo metu labiau su Brentfordu, Evertonu, Bournemouthu ir net neturi ką pakelt nuo suolo, nes, Gal Mark Giu reikėjo bandyti? Ne, nereikėjo. Ne. Ir kai Enzo Maresca, man atrodo, komanda paliko, tai Chelsea buvo žymiai geresnėse pozicijose, gal net ketvirti arba 5 buvo. Tai man atrodo, kad čia yra tragiškas sprendimas. Blemba, tas epizodas, kai Garnačio bėgo į greitą ataką ir Kazimiro ties vidurio liniją net nesistengdamas tiesiog sustojo ir palaukė, kol Garnačio jį įbėgo ir jis tiesiog perėmė kamuolį. Dar buvo situacija, kur Garnačio tiesiog atidavinėjo pasą atgal ir atidavė tiesiog United žaidėjui. Bet man įdomu yra dabar jau dėl vasaros, nes dabar jau kalbama, kad Chelsea pirks vidurio gynėją ir pirks puolėją ir pirks žaidėjus, ten taip formuluojama, kurie gali tipo čia ir dabar duoti impact. Tai man įdomu, ką jie laiko, ta prasme, kokio lygio žaidėjas tau gali duoti tą impact čia ir dabar. Denas Barnas 100%, bet aš nemanau, kad Chelsea įpirks. Aš matyčiau gal labiau, kad vis tiek bus turbūt jaunas žaidėjas, bet kažkas labiau iš kokio Kaisedo serijos, žinai, kur, įmi Premier lygoje užsirekomendavusi žaidėją. Jeigu taip rimčiau. Vanekė, galbūt, jeigu Sparsai iškrenta, ten kažką iš jų galbūt. Populiaru iš Brightono pirkti. Bet toks Markosas Senesi, šiaip jis labai tiktų iš paties vaibo į tą Chelsea komandą, nes irgi yra žaidėjas, kuris turi savyje tiesiog tų klaidų kažkokių. Ten, kur žaidžia Senesi, tai yra kairiakojis kamuolį žaidžiantis vidurio gynėjas, labai gerai pasirodė Jorelis Hato šitose rungtynėse. Jis nuneša tą kamuolį drąsiai taip iki pat beveik varžovų baudos aikštelės, prie baudos aikštelės. Gerą driblingą, gerą techniką turi, aišku, čia ta Ajaxo mokykla garsioji. Ir turbūt jis nepaisant savo žemo ganūgio vis tiek yra labiau vidurio gynėjas nei kairio krašto, man atrodo. Čia klausimas, nes šiaip gerai, kad priminė apie Hato, tikrai labai geros jo rungtynės, tokios gal net įdomiausios šitam sezone, bet yra ir Levi's Colvillas, kuris irgi grįžta, dar vienas kairiakojis vidurio gynėjas, kuris yra Anglijos rinktinės lyga kairiakojis vidurio gynėjas. Tai klausimas, kur tas Hatos čia vakar virtuviai sakiau, kad jau su Marku Kukurėja gal reikėtų atsisveikinti ir tada galvot, Galima, tai kad Kukurėja geras. Bet šitie du, jeigu būtų. Tą patį sakiau, bet. Ką tu čia man? Aš dar vieną paskutinį dalyką norėjau pasakyti, čia labiau apie Manchester United. Man truputį jau gal net atrodo underrated Senne Lamensas. Labai geras vartininkas. Po iš niekur atsiradęs toks kaip ir vartininkas, be didesnių lūkesčių. Dar ne sezono pradžioj Baindiras buvo pagrindinis, baisu net pagalvodavo apie tai. Norisi žegnotis? Aš turbūt didžiąją dalį Manchester United rungtynių Premier lygoje mačiau ir nemažą dalį netgi komentavau. Aš neprisimenu jokių labai jau didelių Lamenso klaidų. Jo. Realiai, stabiliai, tvarkingai žaidžiantis vartininkas. Ir dar tik 23 metai. Jo, šiaip, man atrodo, su Lamensu yra puikus įrodymas, ant kiek tu gali labai aukšto lygio vartininką už labai protingus pinigus nusipirkti iš kažkur, nežinau, iš Belgijos, Olandijos čempionato galima pamatyti tas pats Robinas Rufsas.
iš Sunderlando, ne? Nesuprantu, kaip Ajaxas nesugeba nusipirkti. Nu, čia kelias klausimas, vartininkų. bet, pavyzdžiui, tas pats Rovinas Rufsas, irgi 23 metai vartininkų iš Nets komandos atvyko, nieks apie nieko nežinojo, nu, fantastišką sezoną žaidžia šiuo metu Sunderlando ekipoje, tai man atrodo, kad tas ir yra, kad čia va to... Ir buvogi vis tiek, nes Rubenas Amorimas tai norėjo Emiliano Martinezo į vartininko poziciją, bet klubas šito vietoje atstovėjo, kad tipo, nu, per brangu, per senas jau žinai ir reikia va, labiau gal į augantį keeperį investuoti. Nu, šito vietoje tikrai, mano priėmė. Bet aš manau, kad tą Baindirą tai reiktų paleisti iš viso, nes... Tai jisai išvažiuos tikrai, manau. Ir antrą vartininką, kuris gal net ir pakonkuruotų su Lamensu. Nu, čia irgi manau, kad reikės išsispręsti tiesiog. Nu, matai, bet su jo problema tokia, kad jisai kainavo belie kiek pinigų ir jo dabar nieks už tiek nepirks, tai jam tau kaip... Nu, tai antrą nuomą kažkur. Į Turkiją vėl. Nu, galbūt. Nes, nu, idealiu atveju tai norėtus, kad ir atsarginis vartininkas būtų toks, kurį tu gali išleisti esant reikalui, o gal net ir pakonkuruojantis, kaip tarkim ten Ramsdale'as su Paupu, tokie pakonkuruojantis du Newcastle. Bet šiaip pagirti reikia Lamensą. Pirmas sezonas Anglijos Premier lygoje, jaunas vartininkas, be kliurkų tiesiog gerai varo. Nu ir Kobe Mainu, kai vidurėje aikštė žaidžia vietoj Ugartės, tai irgi akivaizdžiai, man atrodo, matosi. Nu, Ugartė, nu, net pirmanį su Lycuva buvo Ugartė išbėgęs. Nežinau, jis kai reikia futbolą be kamulio žaisti, gal dar, bet jeigu jau ir su kamuliu kažką reikia daryti, o bėda ta, kad šitam žaidime dažnai reikia su kamuliu kažką daryti. Ir ypatingai toj pozicijoje, kurioje jis žaidžia, tai... Gerai, tiek apie Chelsea ir MU. Sekmadienį be Manchester City Arsenalo dar buvo 2 labai geri mačai ir vienas netoks geras, bet svarbus. Apie jį daug nekalbėsim, bet Kostas, jeigu komentavo ir nori kažką pasakyti, gal pasako, Nottinghamas įveikė Burnley 4-1. Morganas Gibsas White'as hat-tricką pelnė. Fantastiškai, tiesiog pasiėmė vienas rungtynes. Ant savęs, kaip sako. Ne? Tikrai puikius įvarčius įmušė. Nu, labai geras žaidėjas, tikrai manau, kad yra šalia Anglijos rinktinės, į pasaulio čempą gal nevažiuos, bet jeigu Forestas išliks Premier lygoje, tai čia pagrindė bus jo ir Elliot Andersono nuopelnas. Faktas. Ir ten, aišku, labai jautrus momentas buvo prieš rungtynės, kai Elliot Andersono mamą pagerbė visas stadionas, gėlių ten atnešė ir svečiai Burnley, ir fanai, ir įsivaizduoju žaidėjų, kaip paskui tą emociją reikėjo žaisti, bet... Jisai praleido rungtynę su Porto dėl šitos netekties savaitės vidury ir sugrįžo dabar. Tai pirmam kėlinį šiaip jautėsi, kad jam emociškai sunku, nes taip netipiškai savo darė ten klaidelės ir panašiai, bet paskui kažkaip įsivažiavo ir labai svarbus taškai, aišku, Forestui irgi kovojo dėl išlikimo. Ir labai blogas rezultatas dar vienas Tottenhamui, nes dar Leedsas, nepasakiau, iškovojo pergalę, tai 2 komandos konkurentės susirinko taškus ir Leedsas dabar jau vos netoks saugus atrodo, 39 taškai. Kosminė savaitė Danielio Farkės vyram, ta prasme, pasimti 6 taškus, pasimti pergalę Old Trafforde po 5 metų pertraukos prieš savo vienas didžiausių varžovų. Vulsus sunešiojo, nu nerealu. Ta prasme, kai atrodė, kad vienu metu gal net realiausiai pretendentai jau iškrist. Dabar su 39 taškais dar likus 5 rungtynėm, kažkaip aš abejoju, dar man atrodo, jiems liko su maču su Berlio lyg ir, jie dar turi tokių laimimų rungtynių. Tai tikėtina, kad turėtų išlikti, aš galvoju. Šiandien jau Sparsų fanai visi tik tai up the Eagles ir čia didžioji viltis dabar jau yra turbūt West Hamą gaudyti. Šitie ant Pachmo Eagles. Jie ten pajudėjo Florencijoje po to. Florencijoje. Tai jau ten gali būti, kad... Atsišniūravę, kaip sakoma. Peronė ir picų privalgė, mano ten. Yra momentas. Aston Villa Sunderlandas šiaip visai įspūdingos rungtynės gavosi. Šiaip labai netikėtai turėjau pasakius, nes taip jau atrodė užtikrintai kontroliuoja tą mačą, puikus šiaip Oli Watkinso pasirodymas, 2 kokybiški įvarčiai, geras asistas Morganui Rodgersui, kažkaip atrodė Aston Villa čia 3-1 pirmauja, dar ir tokių šansų buvo ir 4 tą įvartį muš, viskas atrodo einasi kaip iš pypkės, plus 10 nuo Chelsea. Ir tada ten Trejus Humas perima kamuolį iš Jadono Sancho, prasiveržė ten palei galinę liniją ir iš tikrai tokio aštraus kampo dešinę koją taip užsukom idealiai, ta prasme, įveikė Emi Martinezą 86 minutę. Ir tas sekančio atakui Enzo Lefe iškišo puikų perdavimą Wilsonui Izidorui, kuris pakeitimo pasirodė. Ir šitas įmušė įvartį prieš Emi Martinezą. Ir 3-3, ta prasme.
jau matosi, kad įtampa kyla, nes beje vėl Jadon Sancho kamuolį prarado aikštės viduryje, 2 kartus prarado kamuolį pasirodęs pakeitimo atletas. Ir dar viena Sunderlando kontrataka, 90, gal kokią 2 ar 3 minutę, vėl fantastinis Enzo Lefe perdavimas, Habibas Diarra 1-ant-1 išbėga su Emiliano Martinezu. Jeigu būtų dar šiek tiek palaukęs, galėjo šoną pasą duoti, Talby būtų į tuščius uždaręs, bet jis nusprendė viską pats padaryti, bandė permesti Emiliano Martinezą ir Emi Martinezas ištraukė. Nebuvo to flashbackų į tam tikrą epizodą, kuriame Martinezas ten 1-1. Nu, buvo šiek tiek. Ištraukė. Jo. Čia lygos tauriai. Ką? Lygos tauriai, kai buvo, ne? Lygos tauriai. Gal labiau pasaulio čempionato finale turbūt. Tai aš juokauju. Ai, okay. Gerai, sorry. O kas buvo lygos tauriai? Nieko, tiesiog random gal. Norėjau pasakyti, kad čia Gerai. turbūt apie kažkokį Karabao taurės momentą. Nes čia Martineso kaip ir karjeros vienas didžiausių. Tai va, tai anyway, kitoje atakoje Liukadinis duoda skersą iš kairio krašto, Temi Abrahamas ten čiukšteli kojytę ir įveikia Robino Rufsą tenais galiausiai Vilans. Tai Matėjai Emerio emocijos? įspūdinga. Emery Cam. Įspūdinga, ta prasme. Blemo, kaip jis ten šėlo. Toks jisai buvo piktas, ta prasme, kitos įvarčius praleido, bet po to, aišku, gavo visgi tą išsvajotą pergalę, tos 3 taškus. Sunderlandas žiauriai įdomi komanda, ta prasme, aš atsimenu jų mačą su Newcastle, kurie atrodo visiškai nepažaidžia pirmam kėlinį, tada antram kėlinį persigrupuoja ir kažkokiu būdu sugeba išvykai laimėti. Dabar čia irgi atrodo, nutvarko jos, tvarko tą vilą jos, jokių ten atrodo neturi šansų. Tada 2 epizodai jau, žiūrėk, 3-3 gali laimėti apskritai, jeigu įmuši įvartį 1-1 pabėgęs. Anglijos Premier lyga. Šiaip nerealu. Enzo Lefe, šiaip Kaip tu manai už Enzo, kokį reikėtų sumokėti transferų Lefy? Nemanai, kad Enzo Madridas visai patinka kaip miestas ir Enzo gali prisišnekėti ir Kiek, ne? reiktų neprisišnekėti, turbūt Enzo nepasakyti kažko, kad ten kažkoks miestas Bet jam tai, imponuoja. jeigu susimokės tą Lefy, gal gali ir išvykti. Geras žaidėjas vis tiek. Geras. Galbūt. Šiaip apie šitas rungtynės reiktų paminėti, kad labai smagus mačas gavosi. Vat Karolis prieš rungtynės tai mielai būtų jėmęs Merseyside derbis, dar stovėjo prie tavo tuščios kabinos, kol dar tavęs nebuvo. Ir jisai sako, o jeigu aš atsisėščiau ir pradėčiau komentuoti, ką padarytų. Aš tai nieko nepadaryčiau, aš tai nueičiau vilą nueičiau komentuoti, bet aš duše buvau tiesiog. Jo, bet mes, žinokit, ne iš namų komentuojam, viskas čia gerai. Yeah. Ne, žaidėm kažkaip biškį su Hebra ir atvažiavau prieš Nes aš girdžiu, atrodo, kažkas basom bėga. Kaip čia? Ne, tai aš atvažiavau, aš nuėjau, pasidariau soundchecką ir nuėjau praustis. Nusiprausiau ir... Su šito dar rankšluosčiu ant galvos apsivyniojęs. Nu ne, tiesiog tai šlapiais plaukais ką jau. Su halatu ryte sėdi, žinai, savo. Nusiprausiau ir einu komentuoti ir Merseyside derbis buvo... Bet tu ten greitai susukai visą šiaip. Nu, tai kiek reikia tam duše ten turkštis, 8 minutės. Po šiltų vandenukų malonu pastovės kartais. Nu, man tai šitoks daugiau funkcinis dalykas, kad tiesiog reikia nusipraus prakaitą ir galvą išsiplauti. Na, jeigu daugiau laiko turėtum, gal būtum šiek tiek daugiau. Nu, žinok, aš namie mėgsti greitai su visom procedūrom, man kadangi reikia labai daug ten veidą drėkinti, paskui po dušo ir viską ten daryti, nu apie 10 minučių užtrunku. Tik greitai visai. Jeigu kokius nagus dar karpaus, tai dar minutę. Bet čia dabar tas, kurį laiką dar to nedarai. Rankų. Nu, bet Merseyside derbis vis tik be Karolio įvyko. Hill Dickinson stadione pirmą kartą vyko Merseyside derbis. Jis toks visai traškokas buvo iš emocinės pusės, iš žaidimo kokybės neįspūdingiausios tikrai savaitgalio rungtynės. Ir rungtynės, kurios, aš manau, kad šiaip jau turėjo pasibaigti lygiosiomis, bet po kampinio laimėjo Liverpoolis ir paėmė tikrai svarbią pergalę, nes ir Evertonas buvo gan priartėjęs prie turnyrų lenteliai, tai čia galėjo ir labai prisivyti. Ir žinant tai, kad Chelsea renka pralaimėjimus, tai tu dar atsiplėši nuo jų ir toj 5 vietoj, kurios užtenka minimalų tikslą įgyvenintų jau dabar toks, nu, gan tvirtai stovintis po pergalių prieš Fulhamą ir prieš Evertoną, tai tas Virgilo van Dijko įvartis pakankamai svarbus. Šiaip pirmam kėliny Evertonas žaidė geriau, bet jų įvarčio neįskaitė, nes buvo nuošalė O'Brienui. Ir tada iš karto ataką surengė Liverpoolis, Cody Gakpo nuostabus, įstrižas perdavimas, puikų aikštės matymą ten pademonstravo Olandas ir Salah užbaigė jau kaip Salah turi užbaigti prieš Pickfordą, bet
antram kėlinį viskas labai keitėsi, nes ne tik, kad betų išlygino rezultatą. Sakyčiau, tame epizode Konate gynyboje ten labai jau lengvabūdiškai kažkaip atrodė prieš Duisburg Holą. Ir ne tik betų išlygino rezultatą, jis dar ir susitrenkė su Mamardašviliu ir Liverpoolis prarado vartininką. Ir čia įvyko visiškai netikėtas Freddie Woodmano debiutas už Liverpoolio klubą Anglijos Premier lygoje. Gali tuos pačius faktus pažert, kur man ten sakė. Tuos fakčiukus Freddis Woodmanas iki šiol yra 4 mačus sužaidęs Anglijos Premier lygoje už Newcastle 21-22 sezone. Pastaruoju metu tai buvo Preston North End komandos atstovas ir žaidimas Prestono klube jis sykį laimėjo EFL auksinę pirštinę Championship'e ir kartą buvo išrinktas Prestono metų futbolininku. Nu, tai nėra šiaip eilinis trečias vartininkas, tai yra vartininkas jau su patirtim ir negana to, tai yra Gareto Southgate'o krikštasunis. Čia įspūdinga. Pakankamai įspūdingas. Čia tikrai faktas. įspūdinga. Tai neeilinį vartininką tikrai Liverpoolis leido po keitimo. Tik keista, kad nebuvo pasikvietęs į rinktinę niekada Southgate'as. Nu, matai, čia gal šiek tiek skiriasi situacija nuo... Auksinę pirštinę iškovojęs buvo. Bet matai, aš suprantu, kad Lietuvos rinktiniai ten žentas žaisdavo, bet Anglijos rinktinė, manau, truputį... Ketvirto vartininko stylo poziciją, žinai, tokį pasim. Manau, kad Dėl vibes. didžiulis Ir skandalas. su Southgate'u tada vienam kambarį gyventų, žinai. Didžiulis skandalas Anglijoje kiltų, aš manau, dėl tokio nepotizmo. Ja. Bet nelabai šiaip Evertonas Woodmaną patikrino, nebuvo ten daug smūgių, kažkokių atakų labai pavojingų. Artėjo viskas tiesiog prie 1-1 lygiųjų iki to kampinio ir Vandeiko įvarčio. Tai... Šiaip Evertonas 6 kartą prasileidžia pergalingą įvartį nuo Liverpoolio per pridėtą laiką jau Anglijos Premier lygos istorijoje. Tai yra daugiausiai kiekviena komanda nuo kitos yra prasileidusi įvarčių po 90 minutės. Tai čia, šiek tiek čiaukina Skauzerį, štai Skauzerį, jo, jie irgi Skauzerį. Visi čia Skauzerį. Bet kažkiek čiaukina Evertono žaidėjai šitos rungtynėse kažkaip. Lemba labai skaudėjo man, kaip Brentwaitas su neštuvais išnešėjais ten vėliau. Jam taip nesiseka su tom traumom, niekaip žmogus negali atsigauti. Šiaip tai yra unikalaus talento gynėjas, man atrodo, kuris irgi galėtų būti rinktinė žaidėjas realiai pagal savo galimybės, duomenis, talentą, bet taip nesiseka su tom traumom. Jo, kažkiek gaila, aišku, Evertono, nes, taškas, vis tiek dar jos paliktų realiai kovoje. Kita vertus, aš dabar prisiminiau vieną faktelį, ir kuris gal yra kažkiek naudingas Chelsea ir visom kitom komandom, kurios šiuo metu ten turi 8-7 taškus, nes man atrodo, kad jeigu Aston Villa laimi Europos lygą, bet lygoje užima 5 vietą, tada vis tiek 6 vieta keliautų, jo, 6 vieta eitų į Čempionų lygą. O čia geras kampas. Čia būtų top. Reikia kažką pafiksinti. Reikia pafiksinti, bet 6 norėčiau, kad būtų Bournemouthas. Ne Chelsea? Ne. Ir Chelsea, aš noriu Chelsea, laimėsim konferencijų lygą ar ten Europos. Pasiilgė šiek tiek tų dvikovų su Ferencvaros ekipa, tas patačių Razgrado Ludogorets. Viskas okio, Varšuvos Legija, ten... išvykos geras būtų. Rimti mačai, jo, bet Bournemouthas Čempionų lyga, čia jau būtų per trašku. Namų stadione žais negalėtų, kiek atsimenu. Netitinka lygtai standartų. Tarp kitko, Marko Rozė kaip tik paskelbė šiuo metu. Jo, Marko Rozė keis Andonį Raulą. Šiaip apie Bournemouthą planavau dar pakalbėti. Tai... Šiaip jeigu Bournemouthas žaistų Čempionų lygoje, visiems šitiem kritikam, kur ten kažką aiškina, aš parodyčiau į Bournemouthą, kur visiems atrodo, kad čia ne komanda. Ir kai daužytų ten visus Europoje. O turi kažkokios gal konkrečius žmonės mintyje šiuo metu? Tu ir dabar jam Bournemouthą gali parodyti, nes čia yra kosminė komanda. Rock'n'rollą žaidžia Markusas Tavernėje. Šiandien, tarp kitko, yra balandžio 20, matai, kaip suktinuką dalinosi Markusas Tavernėje su kuriuo ten komandos draugų kaip pelnė įvartį. Ne? Tiesiog suktinę padarė ir padavė. Žvėriška tiesiog. Nemačiau. Žiauriai darytas žaidėjas Markusas Tavernėje yra. Su golfo lazda kamuolį. Jis šalia rinktinės irgi sakyčiau. Dabar ten, aišku, labai sudėtinga pozicija, bet... Rajanas žvėris, Lykrupiai žvėris. Rajanas Kristi. Genijus. Rajanas Kristi, Truferas žvėris. Aleksas Skotas, mega talentas. Adamas Smithas, vienas iš vieningiausių. Džordžia Petrovičius, žvėris. Ką dar? Jamesas Hillas, monstras. Eva Nilsonas, nesu toks jo didelis fanas, bet geras žaidėjas. Šiaip geras.
Gaila žaidėjo, nes traumų daug. Bet ten nuo suolo kyla labai traškus. Šiaip Tyleris Adamsas šiaip yra labai Liūsą geras Kuko dar gal žaidėjas. net Traumos Tylerį Adamsą. Gana angliška komanda šiaip, ne? Nu, Jo. pakankamai daug anglų žaidžiant tokios visai geram lygiai. Jo, tai aš norėjau apie Bournemouthą pakalbėti, tik užbaigę norėjau apie Liverpoolį dar pabaigti, pasakyti, kad visi matėm, kad jie turės tas 2 rungtynės gegužės pradžioj didelės tokias prieš MU išvyko ir prieš Chelsea, bet atrodo, kad jie jau su kažkokiu rezervu ir su kažkokia pagalbė dabar ateis tas rungtynės, Taip. tai jos gal netrodys jau tokios svarbios. Dabar kaip porą pergalių iškovojo, kai Chelsea taškų nerinko, iki tol dar su Crystal Palace. Bet gaila žiūrėti iš tiesų į kol kas Aleksandrį Įsaką, ta prasme, negaliu patikėti, kad tai yra futbolininkas, kuris praeitą sezoną atrodė, kad tuo metu yra vienas geriausių planetos žaidėjų ir, atrodė, kad čia wow, kokį žaidėją perka Liverpoolis, kad ir už kiek ant tų pinigų, bet atrodo tiesiog Bet tobulai. čia nubraukti metai, bet gal antras sezonas Gal, bus tiesiog nauja pradžia. Taip, sunkiai juda jis, ta prasme, visai negyvas atrodo, ta prasme. Man ir dabar, man baisu, kad savęs šiaip, tu laido iš tą sezoną, bet dabar jam reikia ruoštis pasaulio čempui, ten irgi save pušinsi turbūt. Tai vad svarbu, kad jis tiesiog be traumų dabar nukeliautų iki to kito sezono, turėtų gerą pasiruošimą. Nes šiaip tikėjo čempionų lygoje gan rimtą traumą patyrė Achilas, tai. prieš Paris Saint-Germainą, tai čia jau smūgis ir rinktiniai, ir pačiam žaidėjui, bet ir Liverpool'ui, nes greičiausiai jie kitą sezoną pradės ir visą treniruočių stovyklą darysis dar be kitikė. Tai jis iš viso klausimas, ar 26 metais žais dar futbolą? Jo, čia Achilo Tai trauma. daug laiko reikės jam ir tada reiškia, kad kitą sezoną tu pradėsi su Įsaku kaip tikrai jau pagrindiniu puolėju. Šiaip visiškai flashbackai man buvo, kai pamačiau tą traumos epizodą, kaip jisai tiesiog lygioj vietoj krenta ir tada atsisuka į kulną, kaip Keenan Evanas, tada pirma ta Achilo trauma buvo Kaune ir kai irgi atrodo tiesiog lygioj vietoj kažkas, jausmas lyg įspirto kažkas į koją ir tu jau tada supranti, kad viskas, ta prasme, čia jau gerai nebus. Jo. Tai žiauriai liūdna, aišku, žiauriai gaila, gerą sezoną žaidė. Kažkiek ir daug, aišku, žaidėsi, nebuvo to poilsio pakankamai, tas gal irgi galėjo įtakos kažkas turėti. Bet... Kostai, žinai, ką reiškia data 2026 metų sausio 3? Gal ką nors sako? Ne, nelabai. Paskutinis Bournemoutho pralaimėjimas Premier lygoje. Sausio 3. Iš Arsenalo. Taip. Ir net ne faktas, kad jie 27 sausio 3 patyrė bent vieną Aš irgi taip, nežinau, nes Marko Rozė atrodo patikimas specialistas. 2 kartus yra išrinktas seksualiausių Bundeslygos trenerių. Šiaip jis iš tiesų labai patrauklus vyras. Būtent apie ką kalbu. Tai Andonis ir Oland išvaizdos gal netoks. Taktikos daugiau. Čia ant išvaizdos upgrade daro. Čia auros daug, kad vyksta į Vitality stadioną. Ir labai gerai, kad jisai šiaip jo, tas žaidimo stilius, jisai gana šiaip panašus kaip Andoni Rolas, jis mėgsta tą intensyvumą, mėgsta tą pressingą, jo Gladbacho komanda irgi gerai žaisdavo, po to Dortmundo komanda, Leipzigo, ta prasme, jos vis tiek tokios gana buvo į pressingą orientuotos ekipos. Jo, tokios biški klopiškos. Kažkiek to turėjo jisai tikrai. Tai Bournemouthas tiesiog nudaužė Newcastle, tas rezultatas gal nėra įspūdingas 2-1, bet jie tiesiog geriau žaidė ir geresnė buvo komanda aikštėje. Newcastle'as kažkiek atsigavo, kai į aikštę pagaliau išbėgo Bruno Gimaraesas po traumos ir po keitimo pasirodė 62 minutę. Lygino rezultatą Williamas Osula, bet Truferas pergalingą įvartį pelnė. Man toks įspūdis, kad Bruno Gimaraesas Newcastle'ui tiesiog yra tiek svarbus, kiek profesorius Landsbergis Lietuvai kovoje už nepriklausomybę buvo. Tai... Manau, kad daug kas su jums nesutiktų turbūt. Aš manau, kad įtaka yra maždaug tokia ir matom, kur šitą komandą nurėdėjo be Gimaraes. Aš kaip pasakai profesorius, galvau skysi profesorius Kaledauskas, Gustavo enciklopedijoje, tai tai tikrai irgi pirmus smuikų groja, ten labai sudėtinga. Spūdingi vardai, minimi šitą tinklaladį. Tai vat, aš dėl ko ir sakau, kad Arsenalui gali būti visai triki rungtynės su Newcastle, nes ten jau Gimaraesas, manau, eis į startą. Bet Eddie Howe priejo liepto galą. Dabar jie atleisti kaip ir nėra tikslo, bet po sezono. Vat įdomu, nes rašo, kad kaip ir jo vis dar pasitikė, bet aš tai jau vis mažiau matau, bet čia buvo iki šito mačo su Bournemouthu, man atrodo, žinau, šitas pasitikėjimas. Bet tai ar mačas su Bournemouthu, gerai, gal kažkiek keičia, bet Bournemouthas dabar puikioj formai. Bet čia jau konkurentai realiai dėl Europos. Jo. Tai vat įdomu. Tikrai lauks vasaros, dabar tai nėra kam keisti trenerį. Jo. Matai, ten yra neaišku, žinai, nes
dėl tų visų konfliktų artimuosiuose rytuose, ten, žinai, neaišku, kaip ten tų pinigų, ten pas juos yra ten tam visam fondė, jau ten tam Saudo Arabijos, nes ten mačiau, jie ten kažkokią vieną komandą jau pardavė. Bet Premier lygos klubas pats iš savęs turi pinigų. Nu, turi, bet vis tiek, nu, žinai, vienas dalykas, kai tu esi tiesiog, žinai, Premier lygos klubas, kitas, kai tu turbūt, žinai, dar turi backingą iš tų visų, žinai, saudžių ir gali ten dar įmestų pinigų papildomai. Aišku, Newcastle'as turi tokių žaidėjų, iš kurių ten vieną ar du parduodamas tu užsidirbtum. Nu, tai jau tą padarė praeitą vasarą, bet labai nesėkmingai investavo, mano svartinimu. Sutinku. Tai jau matėm, kad Anthony Gordonas į Bayerną nori, Bruno Gimaraešas ne. Tai Anthony Gordonas tai gal nori į Bayerną, bet ar Bayernas nori Anthony Gordoną? Tai čia, man atrodo, both ways, man atrodo, žinok, yra. Bet man įdomu, kokią pats Gordonas ten mato savo rolę, nes ar jis susitaikytų, kad jis būtų pakaitalas Luisui Diasui, pavyzdžiui. Aš ten niekur to Gordono nematau, ten Luisas Diasas yra kairiai, Keinas vidurio puolėjas, dešinėje Olise Dešimkė ten žaidžia, arba Muzialą, kuris atgaus formą, arba Gnabry, arba Lenartas Karlas. Aš nelabai suprantu, aš sutinku, bet jis būtų rotacijos futbolininkas, aš nesuprantu, kodėl jis šitoj karjeros fazėje norėtų būti atsarginių žaidėjų. Tiesiog titulų nori. Nu, žiūrėk, vienas dalykas, jis yra jaunesnis už Luisą Diasą. Kokiais 4-5 metais. Tai čia vienas dalykas. Tai bet tai ką jis 4 metus ant suolo? Ne, nu tai 4 metus nelauksim, tai Luisas Diasas gal, žinai, pažais dar metus kristą formą ir gal norės irgi Bayernas atsisveikinti su šio žaidėju. Ne faktas, ta prasme, bet vienas jisai gali dengti daug pozicijų atakos linijoje. Bayernas, mes matom, rotuoja labai stipriai. Dažnai būna, kad Bundeslygoje žaidžia visai kita sudėtis, negu žaidžia Čempionų lygoje. Tai manau, kad tų minučių jisai pririnktų. Gnabry tai išeit gali po sezono. Nu, jis traumą apskritai dabar gavęs. Tai ten, kad tu būsi, nežinau, ten... Pavyzdžiui, nu tai gerai, nepasiliks Nikolaso Jacksono, pasiliks Anthony Gordoną kaip pakaitalą, pavyzdžiui, Keinui. Tai man atrodo, jis pririnktų ten tų minučių, nu ir šiaip pačiam, nu turbūt vis tiek tokia organizacija kaip Bayernas žaist ten dėl tų titulų, nu, man atrodo logiška, ką žinau. Bet ar Bayernui logiška neturėtų tokio vieno tikro 9 numerio kaip Nikolasas Jacksonas? Tai gal, žinai, kokį veteraną, tai reikačiau pamatingą kažkokio nors pavyzdžiui tokio susiras kažkur. Fulkriugą pasigrąžinti, žinai, ten. Keviną Kuranį. O jo. Ta pati, jo. Luka Tonį. Gerai. Tai baigiam apie savaitgalį, aš manau. Anthony Gordonas į Liverpoolį galėtų perskelt. Gal. Galėtų šiaip. Ten jis tikrai svarbesnis būtų. Jo, tai jis startinis žaidėjas būtų turbūt. Na, aišku, Evertono akademijos, bet jam, man atrodo, ten, žinok, jis tai išėjo neypatingai gražiai, man atrodo, iš Evertono, tai jis nespjautų spėčiau į Liverpoolį. Ok, vyrukai, dabar tokia bus įdomi savaitė, nes turim rungtynių savaitės viduryje, bet turim ir rungtynių šeštadienį ir penktadienį netgi turim rungtynės, bet tuo pačiu turim savaitgalį ir FA taurės 2 pusfinalius. Kas jums labiausiai krenta į akis, ką labiausiai rekomenduoja žmonėm žiūrėti šią savaitę Anglijai? Nu, aš tai žinau, lieku toliau prie Spursų. Kažkaip rekomendavau jų mačą ir šį savaitgalį su Brightonu. Tai man atrodo, kad jų tas rungtynės su Wolvesais dabar jau yra iš viso neįtikėtinai svarbios. Yra turbūt labiausiai laimimas mačas iš to, kas jiems liko. Nu ir čia turi laužti Dezerbė vyrai, nes jeigu čia nelaimės, tai jau šių nežinau. Kada žaidžia primai? Jie žaidžia šeštadienį? Šeštadienį 5 valandą. Okay. Aš tada šeštadienį 7:30 vis tiek rekomenduoju Arsenalą Newcastle. Argumentus kaip jau ir išdėščiau anksčiau laidos eigoje, tai nesikartosiu. Kostai, ten tau liko gal ne patys patraukliausi mačai. Nu, žiūrinėjau dabar. Chelsea su Brightonu antradienį gal. Vat galvoju apie šitas išvyko į Chelsea. Nėra, kad antradienį yra geresnių, labai jau daug transliacijų kažkokių. Tai nėra, apskritai turbūt nėra. Eurolygos play-inas. Ne, yra, vyksta, man atrodo. Futbolas šiek tiek antradienį. La Liga. Ne, tai La Liga vyksta. Bet tai ten La Lygoje nematau aš gerų labai mačų antradienį. O kas play-inė? Vokiečių taurės pusfinaliai trečiadienį, ketvirtadienį. Kažkas dar žaidžia, nes aš kažką komentuoju, bet nesvarbu. Ne, tai kažką komentuoju, vis sakau, ten nėra gerų mačų. Jau surašė? Ok, reiks pažiūrėti. Brightonas, Chelsea, jo, grįžo Joao Pedro. Ai, ne, sorry, atsiprašau, pamačiau, kad antradienį yra gero futbolo. LFF tauriai Pempininkai prieš Sirijų. Ok, tai Pempininkai išmetė tada ataką, ne? Ar kad, palauk, ką čia, jo. Pempininkai Sirijus, pora. Nu čia toks
Tokia Sirius dvikova, ne? Čia Ataka tai yra, šiaip irgi taurėje, Vilniaus Ataka su Biržų Širvėna žaidė. Ai, su Pempininkais gal jie žaidė tiesiog lygos Aha. rungtynės. Tai jo, yra ką pažiūrėti. Mhm. Tai grįžtant prie Brightono Chelsea. Galvoju, kaip čia. Žau, Įrodyt, kad kad neaišku, ar verta. grįž. Šiandien skaičiau. Jo, Rosenioras kaip ir kalbėjo, kad jis turėtų grįžti, bet pažiūrėsim. Brightonas tikrai ant geros bangos, čia yra vėlgi rungtynės dėl europinių pozicijų. Brightonas, jeigu čia laimėtų prieš Chelsea, aplenktų Chelsea 2 taškais. Jo, šiaip dabar 6 ir 10 Premier lygos vietas skiria 1 taškas. Kaip manai, Kosta, jeigu 10 liktų Rosenioras, ar jis išlaikytų darbą ir kitam sezonui? Taip. Ir aš visiškai nepykčiau, jeigu jis liktų 10, tai tiesiog parodytų, kad ties personalų, ties selekcija žaidėjais aikštėje yra daug bėdų ir talentingas treneris neturi įrankių pasiekti Bet rezultatus. jeigu kitas treneris su principė tais pačiais žaidėjais praeitą sezoną užėmė Čempionų lygos poziciją, laimėjo pasaulio klubų taurę ir ėjo Čempionų lygos vietose, tai Nu čia argumentas šioks. Bet kaip... Liamą Rosenierą Chelsea vadovai vertins po pirmo pilno sezono, tai yra 27 vasarą. Kol kas mes tikėkime šiuo procesu, talentingų trenerių. man kažko primena, žinok, su Rubeno Amorimu irgi atrodė, kad, reikia duoti pilną sezoną, tada matai, kad tam pilnam sezonė negerėja ta situacija ir tenka atsisveikinti galiausiai. Bet aš kažkaip, aišku, reiks daug žiūrėti vasarą į dalykus, ar iš tikrųjų pavyks normaliai paskomplektuoti į tas probleminės pozicijas. Ir ar pavyks kažkiek tų tiktokerių, makaronplaukių visų atsikratyti, ta prasme, nes čia yra pagrindinės bėdos. Jo. Okay. Aš šiaip sutinku su Kostu, kad turi, jeigu jau pasamdė tą Rosenierą, tai nežinau, ar jį pasamdė šiam sezonui, kad jis kažką įspūdingo padarytų, tai turi kažkaip su juo vasaros vieną langą ir leisti jam pradėti dirbti, bet aš visada sakiau, kad Mareską atleist buvo nesąmonė. Tai jeigu Garo Nylas gerai pasirodys už Strasbūro, dabar, žinai, laimės ten porą taurių, tai galima bus vėl rokiruotę padaryti. Tiesiog grįžins Rosenierą į Strasbūrą. Beje, Frankas Lampardas jau oficialiai grįžta į Premier Lygą. Taip, labai Coventry jau džiugu. oficialiai sugrįžta. Tas 25 metų pertraukos. Tas vyriškis su plakatu Jo. Will be back 2001-aisiais, dabar jau po 25 metų Jo. senstelėjęs, žilstelėjęs. We're back plakatą pakėlė. Įdomu, šiaip Coventry, senai matytas veidas. Ir dabar ten komplikuojasi situacija dėl antros vietos, nes Ipswich vis pametinėja taškus ir dažais ir prieš Southamptoną. Jie vis dar turi 1 rungtynės atsargoj, bet turi po tiek pat taškų su Millwallu ir Sotonas turi 1 taškų mažiau. Ir Middlesbrough žiauriai pakrito, aš mačiau dabar Jo. 5 vietą užima. Middlesbrough turi 73 taškus, dabar tai -3 nuo antros vietos. Tai ten labai įdomi bus sezono pabaiga ir anksti Wrexhamas jisai dar baigsis. nepraleidžia. Jo. Wrexhamas dabar 7 vietoje turi 67 taškus, Hullas 69. O Leicesterio tai panašu, kad jau viso, ragas. Leicesteris jo, ten gali kabintis nebent už to, kad West Bromui bus nuimta taškų, bet Leicesteriui buvo nuimti 6 taškai. West Bromas, jeigu jiems nuimtų 6 taškus, tai jie apsikeistų vietomis su Oxford United, bet vis dar už Leicesterį 2 taškais turėtų daugiau. Tai jo, ten situacija labai labai prasta, teoriniai turbūt šansai išlikti Leicesteriui. Pakalbėkim apie fantasy. Šiek tiek. Neturim dar visų atsakymų, kaip čia tas mūsų turas susiklosti, nes yra dvigubas turas, bet daugiau mažiau vaizdas aiškus. Pradedu kaip visad nuo savo komandos. Tai labai dar laukiu šiandien kažko iš Jaredo Boweno, gal mažiau iš Ismailo Saro, kurį gal net ir parotuos, gal jau startai toj bus paskelbti, bet turiu dar 2 žaidėjus iš pirmadienio vakaro. Mano kaip visada yra nuoskauda viena ant suolo, pastovi man kažkas ne taip, neišleidžiu, ką reikia išleisti. Čiavis Simonsas. Jo, Čiavis Simonsas, aš sutinku, kad buvo blogas sprendimas iš viso jį pasimti komandą kažkurio metu, bet aš jį leisdavau, jis surinkdavo tašką arba 2 ir šį kartą jau palikau jį ant suolo, nes ir Dezerbis jį pirmose savo rungtynėse ant suolo buvo palikęs. Galvoju, kad ar tu labai pasirinkimo čia turėjai? Gal ir ne, bet paskui skauda, nes sužaidė geras rungtynes, padarė 2 rezultatyvius veiksmus, tie taškai užmarinuoti ant suolo liko.
Kita vertus, kaip ir nėra viskas labai blogai, nedariau transfero jokio, nes kitame ture, kuris bus tuštesnis, kad turėčiau kažkokių manevrų laisvės ir Jo, galėčiau... kitas turas bus toks gana sausas. Nu, jo. tai man reikės aprūpinti tą komandą truputėlį. Tiesiog daviau Erlingui Haalandui trigubą kapitono raištį, triple captain. Jis įmušė vieną įvartį, Haalandą būtent pasirinkti triple captain, čia toks buvo gan saugus sprendimas, visiškai ne prieš srovę. Kol kas atrodo gal ir geras sprendimas, dar laukia rungtynės su Burnley. Turiu Morgano Rodgerso atneštus taškus, turiu Virgilo van Dijko, Collinso taškus, tai bendras rezultatas man kaip ir tinka, stebuklo, aišku, čia jokio didelio nėra. Nu, vis tiek, žiūrėk, daugiau negu average'as neparinkęs esi, nors tu neturi labai daug, nu, koks pusė tavo komandos yra tik tai dvigubo turo žaidėjai. Jo. Tai principai kaip ir neblogai visai. Tai. Jo, aš tai iš tiesų žiauriai turėjau sudėtingą dilemą, nes praeito laidų sakiau, kad turbūt, kad nedarysiu free hito, o imsiu tų 4 free transferų, kuriuos turiu, arba hitą kokį paimsiu ir bandysiu tai pasidėlioti komandą. Bet po to, kai pradėjau dėliotis, tai kažkaip supratau, kad aš čia per daug galiu atsilikti nuo tų, kurie turės visą skuadą iš dvigubo turo žaidėjų. Ir tada pasižiūrėjau į savo kito turo komandą ir pamačiau, kad pas mane ten visai daug tų gerų žaidėjų žais. Tai ten gal kaip ir nėra tiek prasmės tą free hitą darytis, tos pačius žaidėjus įsidėti. Geriau aš ten tos free transferus panaudosiu, o čia dabar darausi free hitą, kad jau grinai tokią sudėtį pasidėlioti, tokią galėtinę, sakyčiau, šabloninę sudėtį, kokią dabar daugiau mažiau visi turi, kas darėsi wildcardą pritam turė. Šiaip čia kaip dabar susidėlioja visas tas grafikas, kas išlaikė visas pagalbas, arba bent jau wildcardą, bench boostą ir free hitą. Tai jie dabar klesti, ta prasme, nes tu pasidarai 3-2 turėjo wildcardo komandą, pagal tai, kad tu galėtum turėti 3-3 turėjo dvigubo turo daug žaidėjų, tada 3-3 kali bench boostą, ir tada 3-4 darai free hitą, ir 3-5 tu vėl turi normalią komandą, kurią ten pasidėlioji su wildcardu, tai čia kas taip turi pasidarė, tai, sėkmės jums žiauriai pasisekė, ta prasme. Aš wildcardo nebuvau išsaugojęs, tai man reikėjo kažką galvoti, tai pafrihitinau šiek tiek, tai tokia gana defaultinė komanda šitam turui, vartuose Karlą Darlau pasistačiau, tai šauniai jisai pasirodė su šiais taškeliais. Niekada neprašausi su Karlu Darlau. Ant suolo šiek tiek gaila liko kiti 2 Lyco futbolininkai, kurie buvo returnus padarė, tada Nico O'Reilly įsidėjau asistą padarė, Van Heke padarė asistą, šiek tiek nuvylė Senesi, kad net defensive contributions nesurinko šitose rungtynėse, ir Kukurėją surizikavau, galvojau, kad gal jisai kažkokio, gal dar duos, dar pažiūrėsim, gal dar jis duos kažką tais. Palmeris nedeliverino, Semenio nedeliverino, bet deliverino kiti 2 mano neturėti žaidėjai, kuriuos įsidėjau. Tai Paskalis Grosas, žiauriai geras rungtynės sužaidė, asistą padarė, gavo bonusą, Tavrinė gavo, padarė įvartį įmušė, gavo bonusą. Žao Pedro nežaidė, bet realiai tai čia skauda visiems. Tai jeigu kitos nežaistų. Tau gal net geriau, kad jis ir nežaistų. Tai principė jo, turbūt Eli Krupy tada pakiltų nuo suolo, tai gal jisai jau žaidės. Jo, ir Haalandas pas mane kapitonas, ne triple captain, bet tiesiog kapitonas. Tai tai PM4 taškelį kol kas, dar tikiuosi, kad tų taškelių kažkiek padaugės per likusius kelias rungtynės. Ką, Kostanas? Ką, nėra čia kažkas ypatingo. Tai Gabrielis 0 taškų gavo. Vietoj to, kad ten liestusi kaktom su Haalandu, galėjo perimti kamuolių kažkiek daugiau. Arba įmuš po standarto. Šiaip jo, turėjo progą. Gėlę. Šiaip tai visai nieko, Kelleris, Van Dijkas, Rodgersas taškų parinko, kapitono aš dėjau Antuaną Semenijų šitam turė, šiek tiek tokį diferencialą, bet praeitam podcast'e prisišnekėjau, tai turėjau padėti pinigus ten, kur mano burna, nes sakiau, kad Antuanas Semenijų muš dublį prieš Arsenalą, dar gali, aišku, pamušti jis Barlių įvarčių, tai tikiuosi, kad taip ir nutiks, kiek čia dar 6 žaidėjai žais antrasis rungtynes. Tai virš average kol kas, bet šiaip Rytis mane vejasi ir čia dar bus kova dėl antrosios vietos. Kiek taškelių dabar skiriaus? Dabar pagal live rezultatus aš +10 turiu. Ai, tai čia. Čia labai artima dar. Kiek čia pas mane įdomu skirtumas nuo jūsų? Nesvarbu. Kol kas dar nestrategavau, ką dabar darysiu, kokius transferus pažiūrėsiu paskui, nes dabar dar reikia palaukti tiek savaitės vidury, kaip kas susiklostys. Traumelės gal ir kokios? Gali būti kažkokių tai traumelių jo. Ok, bičiuliai, pabaigai liko Barclays rubrika ir pusiau žaidimas, bet toks gal ne visai žaidimas, labiau sakyčiau entertaining tiesiog tokia užduotėlė
mums visiems trims Okay. kartu. Ir Barclays rubrika šiandien skirta labiau asmenybei nei klubui, bet kažkiek ir klubui. Aš daugiausiai čia kalbėsiu apie, mano nuomonę, istoriškai vieną geriausių Anglijos Premier lygos trenerių. Tai jūs galite pabandyti spėti, kas jis. Steve'as Bruce'as. Davidas Moyes. Nu, tu arčiau, taip dvasiškai, aš sakyčiau. Ar žinot, kokią dieną mini Newcastle fanai rugsėjo 27-ąją? Kai atleido Alaną Perdijų? Ar ne kontraktas, kai galvoju? Va, ir kitų kampų. Tai yra St. Perdijus Day, Ja. kai buvo pasirašytas 8 metų kontraktas su treneriu Alanu Perdiju. Maikas Ešlis dėjo popierių ant stalo, sako, rašykis. Čia dar netaip senai pasibaigė, man atrodo. Bet retrospektyviai žiūrint, tai čia nėra blogas. Ne, tai sprendimas. tikrai nėra. 8 metų kontraktas. Šitas kontraktas Užsilokia. baigėsi 2020 metų Liepos 1. Tai čia jaučiu, šitas kontraktas inspiravo Chelsea vėliau su visais. Manau, kad taip. Ir tada buvo trendas internete, ypač Twitteryje 2020 Liepos 1, pasidalint, kaip tavo gyvenimas pasikeitė per visą laiką, kol Alano Perdijų kontraktas galiojo. Ten kažkas tai baigė visą ten doktorantūrą, kažkas ten išvyko gyventi užsienį ir 2 kartus išsiskyrė ir 3 kartą susitokė ir vaikų susilaukė. Žodžiu, stipriai keitėsi žmonių gyvenimai nuo 2012 iki 2020 metų. Ir aš pakalbėsiu šiek tiek ir apie tą Newcastle etapą, bet pradėsiu iš pradžių apie patį Alaną Perdijų, dar žinoma kaip Pardiolą. Tai šiek tiek fakčiukų tokių esminių apie Alaną Perdijų iš jo asmeninės perspektyvos. Baigė jis karjerą 1998 metais Redingo klube, žaidėjo karjerą pabaigęs iškart tapo iš pradžių laikinuoju Redingo komandos treneriu, paskui 99 pilnai perėmė vairą ir gerai ten šiaip darbavosi. Ir iki 2003 metų jis dirbo Redingo klube ir sulaukė tada pasiūlymo iš West Hamo ir pareiškė Johnui Madečski, ar kaip ten jo pavardę reikia tarti, Redingo savininkui, kad jis nori kalbėti su West Hamu, eiti į tą didesnį klubą Anglijos Premier lygoje, bet Johnas Madečskis buvo labai griežtas ir jis sužinojęs, kad Perdijų kalbas jau su West Hamu derasi, kreipėsi į aukščiausiai didžiosios Jungtinės karalystės teismą ir reikalavo, kad uždraustų jam keltis į West Hamą. Teismas ieškinį atmetė, nes trūko teisinių solidžių argumentų, kad teisiškai negalėtų Alanas Perdijų kalbėti su kitu futbolo klubu ir galiausiai tiesiog jis išvyko į West Ham United ir treniravo plaktukus. 2006 metų kovo mėnesį Alanas Perdijų labai supykdė Arseną Wengerą, kai visiškai be jokios priežasties neklaustas iškritikavo Arsenalą už tai, kad jie Čempionų lygoje neišleido nei vieno anglo savo sudėtyje. Arsenas Wengeras atsakė savo spaudos konferencijoje, kad Alano Perdijų pasisakymai yra ksenofobiški. Į ką Alanas Perdijų atsakė, kad aš negaliu būti ksenofobas, nes mano žmona švedė. Tai sakykit, ką norit, aš Alano Perdijų pusėje su šiuo klausimu. Akivaizdžiai, turi skydą. Tai kaip aš galiu būti ksenofobas, jeigu esu vedęs švedę? Come on. Paskui 2006-aisiais tuo pačiu Wengeru jis turėjo dar vieną konfliktą, kai Wengero manimų jis tarpusavio rungtynėse per stipriai šventė West Hamo pergalingą įvartį, šventė iki tiek, kad įlindo į Wengero asmeninę erdvę ir Wengeras buvo priverstas Pardiolą stumtelėti šiek tiek ir paskui buvo atsisakyta paspausti rankas. Wengerui buvo vėliau skirta šiokia tokia piniginė nuobauda iš futbolo asociacijos už tai, kad jis stūmė Alaną Perdijų. 2009 metais Alanas Perdijų dalyvavo laidoje Match of the Day ir analizavo Chelsea rungtynes su Manchester City. Kalbėdamas apie dvikovą aikštės viduryje, jis pasakė, cituoju, Michael Essien absolutely rapes player Chet Evans during a midfield tussle for the ball. BBC vėliau paaiškino, kad Alanui Perdijų šiek tiek nuslydo liežuvis ir jis sakė rakes. Sure. Tai buvo, kaip ir pasiaiškinta. 2012-13 Premier lygos sezone rungtynėse prieš Tottenham Hotspur Alanas Perdijų tiesiog pradėjo stumdyti 4. rungtynių teisėją ir po rungtynių pripažino, kad jo elgesys buvo, cituoju, ridiculous.
2014 metais sausio mėnesį Premier lygos rungtynėse prieš Manchester City Alanas Perdue akivaizdžiai koliojo ir keikė Manuelį Pellegrini prie šoninės linijos. Manuelis Pellegrini galiausiai atkreipė dėmesį Alaną Perdue komentarus, ėjo prie jo baksnuot pirštu, aiškintis, kad ko tu čia manęs stumi, kodėl tu tiek ten zyzi teisėjų jausi ir taip toliau. Ir po visko su kamerų pagalbos Sky Sports galiausiai išsiaiškino, kad Alanas Perdue Manuelį Pellegrini pavadino, cituoju, a fucking old cunt. Fair enough. Alanas Perdue vėliau atsiprašė. Netikėtina. Ir 2014 metų kovo mėnesį Alanas Perdue buvo išsiųstas į tribūnas iš techninės zonos už tai, kad galvą trenkė Davidui Meileriui Halo žaidėjui. Ten kamuolys buvo išėdėjęs į užžibį, Perdue nenorėjo atiduoti kamulio, jis lindo išsimt kamulį ir, žodžiu, buvo trinktelėta ir už tai buvo skirta net 100 000 svarų bauda Alanui Perdue. Jo žmona yra vardu Tina. Jie kartu turi 2 dukras. Tai tokie faktai apie šį žymų specialistą. O dabar šiek tiek ir apie tą jo garsų etapą Newcastle komandoje. Tai jis į Newcastle atvyko, pasamdytas buvo 2010 metų gruodžio 9 dieną, kai šiaip neblogai visai Newcastle komandai tvarkėsi Chrisas Houghtonas, jie taip aplink lentelės vidurį trynėsi, bet klubo vadovai kaip ir deklaravo, kad jie mato, kad reikalingas treneris su šiek tiek daugiau patirties, kad komanda kažkur eitų į priekį ir pasisamdė būtent Alaną Perdue. Tai jis atvyko jau sezono metu, jau sudėtį gavo tokią, kokią gavo, ten beje buvo, pavyzdžiui, Solas Campbellas, veteranas, užklydęs į Newcastle, toje sudėtyje žaidė tokie atletai kaip Jamesas Perčas, Andy Carrollas, daug kitų. Ir sezonas nieko neypatingas, jis atėjo, nei labai kažką pagerino, nei pablogino, jie labai tvarkingai užėmė tiesiog 12 vietą, iš taurių krito anksti. Tai nieko gal daug apie tą sezoną nėra pasakyti, sudėti žiūrint, tai, broliai Amiobai be jokios abejonės buvo tuo metu komandoje, jaunas Jamesas Tavernie buvo, kuris gal labiau žvaigždė tapo Glasgow Rangerių klube. Stevenas Irelandas buvo pasiskolintas iš Aston Villos, amžinatelis išeikas Tiote, jau buvo Newcastle, Jose Enrique, Kevinas Nolanas, Fabas Koločini, Danas Goslingas, Alanas Smithas veteranas, puolėjas iš Airijos, Leonas Bestas, talentingas slovėnas Haris Vučkičius, Timas Krūlas, sarginio vartininko pozicija. Čia yra iš ko lipdyt? Yra iš ko lipdyt. Joey Bartonas, tas pats, Danny Guthrie gal, Peteris Löwenkransas, Danny Simpsonas buvo jau pradedantis savo pirmosius žingsnius. Blemas, Stevenas Irelandas ir Joey Bartonas vienoje komandoje. Ir manau, kad Kostui gal traškiausi variantai būtų Kazenga Lualua ir suomių puolėja Šefki Kučiai. Bet, žodžiu, išbuvo tą sezoną, 11-12 sezonas, čia yra visa ko esmė. 11-12 sezone Alanas Perdue jau turėjo transferų langą. Jis įsigijo tokį atletą kaip Johaną Kabai, jis įsigijo Dembaba, jis įsigijo Silveną Marviu. Apstatė tikrai komandą neblogai, bet daug liko ir tų branduolių žaidėjų, kurie buvo iš anksčiau, ir 11-12 sezonas Newcastle tikrai buvo įspūdingas. Jie visą laiką kovojo dėl patekimo į Čempionų lygą. Buvo momentas sezone, kai Newcastle'as buvo vienintelė tuo metu vis dar nepralaimėjusi komanda lygoje, ar tai antroje, ar tai trečioje vietoje. Čia yra sezonas, kai su Aguero įvarčiu City's laimėjo lygą, tapo čempionais. Ir Newcastle'as į Čempionų lygą nepateko, jie galiausiai krito, užėmė 5 vietą šitam sezone, išgarsėjo dar ir Papisas Ise dėl savo įvarčio Stamford Bridge, kurio turbūt niekada nepamiršim prieš Petrą Čechą. Papisas Ise beje sausio mėnesį atvyko sezono viduryje, tai dar įspūdingas papildymas. Dembaba jau žaidė fantastišką sezoną ir dar atvyko dar vienas puolėjas, kuris... Ten nerealus duetas buvo. Dembaba dabar sporto direktorium dirba Dunkerko komandoje, antram Prancūzijos divizione. Ir neblogai sekasi iš visai. Aišku, buvo sezono metu šiek tiek ir traumos užklupusios, tai teko Jamesą Tavernį susigrąžinti iš MK Dons nuomos, nes reikėjo šiek tiek palopyti skilės. Tavernį labai mažai žaidęs Premier Lygoje. Mažai mačų. Glasgow Rangeriai realiai yra jo komanda. Tai Alanas Perdue laimėjo metų trenerio apdovanojimą už šitą sezoną. 5 vieta.
metų trenerių apdovanojimas. Į Čempionų lygą nepateko, bet pateko į Europos lygą, kas vis tiek buvo pakankamai solidu. Ir tada prasidėjo 2012-13 sezonas su tuo pačiu Alanu Perdiu prie vairo, bet su Alanu Perdiu jau pasibaiginėjančių kontraktų. Sezonas prasidėjo kaip ir visai normaliai, tvarkingai ir atėjo būtent ta diena, kai buvo nuspręsta ilgai nelaukti ir kadangi yra vis tiek ir Realas, ir Barça, ir Bayernas, ir MU, ir Chelsea, ir kiti, ir reikia išlaikyti strategą. Ir Maikas Ashley padėjo ant stalo tą sutartį, Alanas Perdiu tą parašą išsuko ir buvo pasirašytas 8 metų kontraktas su specialistu. Ir kaip bebūtų, komanda šiek tiek pradėjo važiuoti žemyn ir tame sezone Anglijos Premier lygoje Newcastle'as ten kovojo daug ir su traumomis ir nepasakyčiau gal, matydamas kaip visi rezultatai ėjo, kad labai jau ten dėl išlikimo kovojo, bet realiai užėmė tik 16 vietą. Įvaizdį gerino šiek tiek tas faktas, kad buvo pasiektas pirmas klubo istorijoje europinis ketvirtfinalis. Europos lygoje Newcastle'as eliminavo Machačkalos Anži ir ketvirtfinalyje tik po tikrai labai geros kovos krito prieš Lisabonos Benfica. Ir Alanas Perdiu tuo metu jau buvo pradėtas labiau vadinti Alan Perdiu, dėl to, kad žaidėjus jis vežė išskirtinai iš prancūzų rinkos. Tai jo, ir čia reiktų pabrėžti, kad jis tikrai ne ksenofobas, jeigu jis vežėsi iš Prancūzijos žaidėjus. Tai į klubą vyko ir Musasi Soko, ir Mapu Yangambiva, ir Joanas Žufranas, ir Masadio Haidara, ir Gabrielis Obertanas netgi buvo užsukęs, Mathieu Debussy. Henri Saive irgi buvo. Henri Saive dar šiek tiek vėliau. Čia žiūriu į to, pavyzdžiui, sezoną sudėti, tačiau daug ką išvardinau, bet aišku buvo ir traškesnių tokių žaidėjų iš kitur. Tai Polas Dametas debiutavo, vis tiek solidu labai. Vurnonas Anita pajėgus žaidėjas, Davidas Antonas tas pats. Vartų sargas Robas Eliotas neturėjo kaip ir gauti minučių, bet dėl traumų Robas Eliotas sužaidė visai nemažą kiekį rungtynių. Puolėjas Nailas Rangeris. Žodžiu, buvo medžiagos, bet sezonas jau toks. Klibantis. Bet kontraktas yra kontraktas, darbus tęsim toliau. 2013-2014 metai jau Europoje nežaidžia Newcastle'as ir sužaidžia tiesiog vidutinišką sezoną Anglijos Premier lygoje, užima 10 vietą, į komandą atvyksta Loikas Remy, tampa rezultatyviausiu to sezono Newcastle futbolininku, pelno 14 įvarčių, galima sakyti, atrastas dar vienas pajėgus žaidėjas iš tos pačios prancūzų rinkos ir, tiesiog normalus sezonas, čia žiūriu, tas sudėtis ne tiek jau stipriai keitėsi nuo praėjusių, tai gal tų pavardžių nevardinsiu. Ir 14-15 metai čia jau yra visa esmė. Visa esmė, nes Jackas Kolbekas prisijungė į Newcastle. Jis iš pradžių praleido agentų skambutį, bet paskui... Jose Peresas atvyko iš Tenerifės. Bet Alanas Perdiu su Newcastle'u tragiškai tiesiog pradėjo sezoną. Newcastle'as buvo dugne, paskutiniai vietoj rugsėjo pabaigoj ir realiai fanai jau pradėjo protestus, buvo įsigytas domenas sackperdiu.com, ten žmonės kaip peticijoje rinko parašus. Į stadioną jau ėjo su A4 formato lapais ir 30 000 žmonių jau kėlė plakatus, žinutes, kad metas atsisveikint su Alanu Perdiu. Tačiau, Maikas Ashley nelabai norėjo tą piniginę savo traukti ir mokėti tokias didžiulės kompensacijas ir Alanas Perdiu net būnant visiškai duobėjai darbavosi toliau su paskutinės vietos komanda. Ir kaip bebūtų keista, lapkričio mėnesį prasidėjo pergalių serija. Alanas Perdiu lapkričio mėnesį laimėjo 6 rungtynes iš eilės visose turnyruose su Newcastle komanda. Newcastle'as pakilo turnyro lentelėje ir Alanas Perdiu gavo geriausio lapkričio mėnesio trenerio apdovanojimą. Sirgalių tai nelabai kaip ir ramino ir įtikino, bet situacija šiek tiek taisėsi ir tada įvyko viską keičiantis dalykas. 2014 gruodžio 29 dieną Crystal Palace atleido Neilą Warnocką. Ir Crystal Palace pasikreipė dėl Alano Perdiu Newcastle ir Maikas Ashley sakė, hebra,
Jeigu jūs tik norit, pasiimkit, man bus daug lengviau gyventi. Ir Pardiola išvyko į Crystal Palace, dėrybos labai ten greitai sudylintos buvo, jau sausio 3 dieną jis pozavo Selhurst Parke, spaudos konferencijų buvo pristatomas kaip naujas treneris, o Newcastle vairą perėmė Jonas Carveris, laikinų trenerių jis dirbo ir Newcastle sezoną tiesiog užbaigė 15 vietoj ir ties to baigėsi Alano Perdue era St. James Parke, bet kontraktas dar po to galiojo 5 metus. Tai tiek apie jį. Ne, o tai kaip tas kontraktas galioja, taip, jeigu jis išvarė į Crystal Palace? Jis ne tai, kad galiojo, bet esmė, kad jis nebuvo nutrauktas vienašališkai, kad tu kompensaciją mokėtum. Crystal Palace, aš kaip suprantu, jie perėmė Alano Perdue kontraktą ir kažkokią tai kaip išpirką ar tai kompensaciją patys susimokėjo, kad jie galėtų su juo pasirašyti. Okay. Bet nupirko žmonės realiai toliau skaičiavo metus, kai Alano Perdue kontraktas buvo vis dar dalykas. Ir po to Newcastle vis tiek iškritas. Po to iškrito, taip. O Pardiola su Crystal Palace gal turėjo vieną tokį savo ryškesnį momentą, tai FA taurės finale, kai įmušė įvartį prieš Manchester United, darė šitą šokį. Bet vis tiek pralaimėjo tą finalą. Vėliau strategas dar buvo atvykęs pabandyti gelbėti West Bromą 2017-18 sezone, paskui buvo vienas jo sezonas Nyderlanduose, Eredivisie, Ado Den Haag klube, Sofijos CSKA, Salonikų Aris ir pastaruoju metu čia dirbo jis, jei neklystų, kažkur netgi sporto direktorium, irgi kažkokioj tokioj keistesnėje aplinkoje. Prieš Valdą Dambrauską kovėsi, kai ir Sofijos CSKA buvo. Gali būti. Man atrodo, panašiu metu. Jisai Sofijos CSKA treniravo 2022 metais. Tai gali būti labai jo. Ir tas mano pusiau žaidimas, kurį aš esu paruošęs, tai per savo laiką Newcastle Alanas Perdue įsigijo 32 futbolininkus. Aš skaitysiu pavardės nuo brangiausio jo įsigyto žaidėjo iki jau pigiausių ir mes turėsim juos visus įvertinti traškumo skalėje tiesiog nuo 1 iki 5. Okay. Tai pradedu. Papis Demba Sise. Nu čia kokie 3 gal, ne? Man tai 5, žinau. 5, ne? Ne, man ne 5. Ne, Aš skaičiau 4 gal. Nu, okei, tai vidurkis gautas. 3, 5. 4. Remy Kabele. Nu, man jis labai patinka, bet aš galvoju tame... Net jie gal dėl žaidimo Newcastle. Jo, bet tame traškumo visame kontekste jis toks... Nu, gal 4 jau jam duočiau. Nu, aš 3. Aš irgi 3. Dėl Newcastle šiaip jis smagus. Talentingas toks, 10, bet nėra man pats traškiausias. Čia aš manau, kad gali būti traškumas atvirkščiai proporcingas kainai, kiek sumokėta už žaidėją. Nu, bet žinok, dabar yra pora gerų iš eilės, tai Simas De Jongas. Au. Simas De Jongas. Čia Luko De Jongo brolis, man atrodo, ne? Ar pusbrolis, ar brolis, neatsimenu. Gal brolis, jo. Čia žiauri. Nu vienas, sorry. 4, jo. Čia žiauri. Vurnonas Anita. 5 čia. 5. Ambo ir atraminių ir kairių gynėjų galėjo žaisti. Man atrodo, Kurasavo rinktinę paskui sužaidė. Gali būti. Šiaip iš Nyderlandų iš Ajaxo akademijos. Mapu Janga Mbiva. Nu čia 2. Šitas. Ką reiškia 2? Taigi čia koks vidurio gynėjas. 4. Nu, aš manau, kad 4. Pliam, pas jis, man atrodo, bus visi labai aukštais balais čia. Emanuelis Rivieras. Wow, 5. Čia šimtas. Pliam, šis Antetieno akademijos produktas yra. Man žiauri geras. Man 3. Aš 2 duodu. Aš su juo Toulouse žaidžiau FIFA. Tai čia jis iš po Antetieno Toulouse perėjo. Nu, tai gerai, Mathieu Debuchy. Nu gerai, man 5 Debuchy. Debuchy 5, paskui Arsenalė dar tai. Man 4. Man gal net 3. Nu čia visgi Prancūzijos rinktinės startinis rightbackas buvo. Nu ir tada mes prieinam Hatemą Ben Arfa. Nu, vien dėl tų keletos įvarčių 5 duočiau. Bet šiaip žiauriai talentingas žaidėjas. Nu, aš 4 duodu. Jis yra Rajano Širki talento žaidėjas, tik su netokia gera galva, man atrodo. Jo, 4. Tas vienas jos lalomas per pusę. Nu. Darilas Janmatas. Čia 5. Ai, 5. Sorry, 2. Belė koks krašto gynėjas. Taip, tu komon. 5 tikrai. Ką tu man? Ne, aš tai 2 duodu. Ok, nu tada jeigu tokį, Davidas Antonas. Nu gal irgi 2 žinau. 3.
Turbūt, kad 3. Abiejose kraštuose žaisdavo. Jo, Simas Diongas bei jaunesnis brolis. Johanas Kabajs. Tai čia jau 5. 5. Nu, čia Kaip penki. kokybiškas Dar žaidėjas. Crystal Palace tas etapas paskui. Geras žaidėjas labai. Žiauri. Monstras. Tai jis buvo ir rinktinėje, ne? Pagrindinis buvo vienu metu. Karlas Darlau. Čia 5. 5 ir mokėjo už jį. 5 ir sumokėjo. 5 lemus mokėjo, ne? 5 lemus mokėjo. Bet jis ten žaidė nors kiek, ta prasme. Žaidė. Žaidė, ne? Žaidė. Jo, tai jis buvo toks, nu, Iš Nottingham Forest Ne, atėjo. aš neutraliai vertinu, man 3 gal tokia. Nu, Tai jis to fantasy vartininkas. Bet tik šitų daro vieną. ne, 5. Karl dar vardo pavardės toks derinys. Karlas Darlau. Nu, ir jis žiauri patikimas. Ir kartu su juo irgi už 5 atvyko Džemalas Laselasas. Nu, va čia 5. Čia 5. Kažkur žiauri. Čia labai. Jis tik šiemet paliko galiausiai Newcastle. Ir į Lesterį išvarė ir dabar iškris. Yeah. Gabrielis Obertanas. Hala, Lekalzas, ne kaip ten sako, sakydavo. Kesminas į prancūzino labai. Bet Laselas. Nu, gal 4 Obertanui, bet šiaip geras buvo. 3. Nu, neįtikėtina šiaip. Nu, Iš žemių atėjo. 2. Nu, šiaip neįtikėtinai mažai plaukų turėjo. Nusiskautino Fergusonas. Nu, čia... Masadijo Haidara. 4. Nu, gal 3. Lempa. 4, jo, manau, gerai. Laikas Remy. Čia Nu, 3. Remy žiauri man Tris patiko. duosiu. 4. Gal net 5 aš duočiau. Jis Chelsea po tada visai. Jo. Joanas Žufranas. Čia 5. Bet jo, čia 500%. Jo. Vardo lygos čempionas. 5. Gerai, 5. Musasis Oko 5. Jo, 5, čia taip. Penki, Kaip taip, sako, taip. wake me up before you go. Who needs bail when you've got Sissoko? Taip. Jis dabar buvo šis sezoną Watforde, man atrodo, ne? Jo, Bet lygiai sugrįžęs. čia dabar vėl, ne? Nežinau, ar čia. Ne, bet čia 5 be klausimų. Jo, Čia jo. gal net 5 su pliusu. Mm. Ajozė Peresas. 4. 3 gal man. 4 gal. Nu, man vis tiek toks. Jis traškus turėjo žaidėjas. tokių. Jis turėjo hat-tricką Premier lygoje. Fakundo Ferreira, čia net nežinau, ar verta klaus vienas tiesiog gal. Jo, Kas jo. čia toks? Iš Šachtariaus buvo atvažiavęs kažkoks polėjas. Nu ir Liukas Dejongas. Nu, 4. Liukas Dejongas. Broli geriau ne broli vertinti tikrai. Ne, tai kaip, nežinau, traškumas kalit nelabai. Lukas Dion, 3. tu gal ne. Na, 3 man. Gaelis Bigirimana. 10. Už pavardę. 10. 5. Aš gali Bigerimaną tai žinau labai gerai Iš kaip Burundžio. futbolininką. Tai Burundžio rinktinėje jisai žaidė. Jo. Nėra, kad jis tam žaidime buvo kažkada mūsų, kur tu Galėjo būt. Afrikos žaidėjai iš Premier lygos daugiausiai sužaidė už Ne, tą manau, šalį. ten Saido Berahino bus daugiau, bet... Už Burundį? Jo, bet Bigerimano, jo, aš atsimenu dar, jis Saido Berahinoje dviese, kai žaidė rinktinėje. Kepino neblogai. Bravo, Bigrimana. Man atrodo, jis Gipsuose su Slivka žaidė. Nėra tokios kavinės, Ne? nes Bigrimano čia Lietuvoje, ne? Nu. Patikrins. Kevinas Mbabu. Čia tas... Krašto Šveicarijos gynėjas, Šveicaras. rinktinės. Nu, čia Bet tai jis už Newcastle beveik nežaidė, jis šlakas labai vienas. jaunas Jis atvažiavo. už dar kažką žaidė. Paskui Bazilį atsiskleidė žaidė, už jo. Young Boysus ir tada išvažiavo į Bundesliga. Ai, Wolfsburgė žaidė. Jis žaidė ir dar Premier lygoje. Fulhame. Ai, Fulhame. Bet Okay. už tuos, nu, man jis nėra labai traškų žaidėjas. Šiaip Vienas, aš du. tai vieną duočiau. Šiaip jis traškus dėl tų dredų ir šiaip. Bet tipo, du. bet, nu jo, gal. Okay. Dembaba 5. Nu gerai, 5. Čia penki, Čia 5. Ja. Australas iš Melbourne Heart buvo atvykęs. Kartisas Gudas. Nežinau, Aš neatsimenu turim ką tokio. pasakyti. NA, va, daug Kartis Gud skipinam. Vartininkas Robas Eliotas. 5. Gerai, 5 duokim, jo. Stevenas Irelandas. 5. Jo, 100%. Šefki Kuči. 5. Jo. Silvenas Marvio iš Nu, Reno. Lemba. Geras. Gal 4 kokius jaučiu. 3. Gal 4. Geras. Mehdi Abeidas iš Lanso. Aš čia nelabai tokia Nežinau. alžyrietis Lemba, kažkoks. aš Čia nežinau. gal Nu gal 3 duosiu. Šitas skipinam ir dar iš Reimso Romeinas Amalfitano. Ai, Amalfitano. Šitas neblogas žaidėjas buvo. Nu, šitam 4 duosiu. Jis ne pats traškiausias. Tris. Jis po to Bet West už Brom- West Hamą žaidė. West Bromą Ai, žaidė. West Bromą, jo. Ir buvo gerą įvartį United įmušęs, aš atsimenu. Kažkokį buvo įmetę man į feedą Premier Nu, aš League gerą 3. golą. Gal 3, jo. Nu, ir paskutinis sąraše Džekas Kolbekas, tai su stipriu penketu užsidarom. Taip, taip, Tiesiog taip, taip. užsidarom. Bet šiaip kosmosas, ant kiek Prancūzijos čempionatų tokių vidutinių grakų, vidutinių gerų žaidėjų prisirašė buvo. Olam Paradiu ten su agentais gerai dirbo. Nu, tikrai. dirbo tikrai. Prancūzijos vežė žaidėjus. Tai toks šį kartą apie Pardiolą. Barklis pasakojimas. Šauniai. Bulgarijos taurės vicečempionas. Tai turbūt geriausiai reziumuoja šio specialisto karjerą. Šiaip jam yra dar tik 64 metai ir
Aš manau, kad dar kažkas galėtų pabandyti. Aš manau, kad jis tiesiog jau mėgaujasi gyvenimu, jau nebereikia jam nieko įrodinėti. To šokio judesiukus daro kur nors dabar prie Na. baseino. Tai aišku. Jo. Su Jeigu žmona ten švedė. Salonikose kažkur ten darbavosi, tai gal ten kažkur prie viduržemio. Gal Stokholme dabar kokiam, nežinau. Kaip žaidėjas, šiaip jis buvo tokio pusėtino lygio saugas, už Crystal Palace žaidė daugiau nei 100 rungtynių. Ai, tai va, kodėl ta Crystal Palace taip ir Už Charltoną daug žaidė. Tai vat. Nu ką, vyručiai, gal užteks. Norėtum būti turbūt už Crystal Palace 100 rungtynių sužaidęs, manau, ne? Aš labai norėčiau būt. Labai Įdomu, ar Valdo Dambrausko nebandė įžeidinėti kaip nors per. Nes vis tiek, žinai, nu būna, ta prasme, Ne, nu, emocijos sukyla rungtynių. Kam tą senolį iš Čilės reikėjo taip užgaulioti? Kam reikėjo? Tiesiog, Ne tik toks pozityvus žmogus yra Mauricio Pellegrino. ne? manau. Eina savo. Ai, beje, dar yra vienas faktas su juo. Manuelis Pellegrini. Teisingai. Jo, Manuelis Pellegrini. Dar yra vienas faktas, jis buvo Sofijos CSKA techniniu direktorium, Aha. bet paliko klubą po to, kai vietiniai sirgaliai į kai kurios žaidėjus mėtė bananus iš tribūnų. Tai jis Wow. nusprendė, kad gal reikia Čia sad. išvykti iš čia. Tai tada išvyko į Salonikų Aris, bet ten ilgai irgi neužsibuvo. Nu, bet vedęs švedė. Tai tiek. Ta išsinešam. Tai išsinešam ir pasiimam iš šios rubrikos, tai ačiū visiems žiūrėjusiems, GO3 liūtai su jumis, vėl beveik 2 valandų epizodas. Lauksim, kaip toliau klostysis kova dėl čempionų titulo Anglijos Premier lygoje, kova dėl išlikimo, kova dėl europinių pozicijų ir po savaitės tikiu, kad vėl bus prisikaupę temų Ir vėliau ir darysim. bus ką pakalbėti. Čia gal reiktų paminėti. Šį kartą, šitas kartas bus. Jo. ne? Darysim kitos savaitės vidury. Mhm. Įrašinėsim. Trečiadienį įrašinėsim. Atrodo, įrašinėsim trečiadienį. Jo, tai truputį kitų laikų išeis epizodas, bet jeigu jau sekat ir laukiat, tai sulauksit bet kokiu atveju. Parašykit, kokią strategiją sėmėt fantasy ir visai čia buvo įdomių variantų. Tai Jo, ir galit pareitinguotos žaidėjus 32. Alano Perdžių atvežtus į St. James Parką vis tiek visai, ten gerų pavardžių buvo. Tai ačiū visiems ir iki. Iki.